Jo, čia nuo briedžių šilų. Jo, iš šito norėjau pasijuok pageitinti. Žinot, kad čia šiaip skemas. Kur skonis Lietuvoje tokiais momentais? Nu, Meluoja, Boreksas buvo 2,20. Nu. Tai pasirodo, yra kiaušai kažkur tenai po tais riebalai. Žiūrėkit, kai supuvus. Net buferis surūdėjęs, nors plastikinis. Kaip džiugu. Nu, tipo. nu Man skydelis, tai pažiūrėk, kuras tai kaip iš žigužio. Jo. Skydelis tai baisus. Aš kiek išsiaiškinau, ką vairuoja Wrangler iš vyrų, kuriuos esu susipažinęs. Tai toks, man tai atrodo toks... Artimiau. Sėkmė tai pasirinkimas ir... Tas mano jaunuolis tempė man visokius senus laužus. Surūgo. Bet ką čia negalima važiuoti, po ženklų tai nėra. Ir jie tada biškai jiem nepatiko. Gerai, viskas, išlipam, viską atidarom ir visus daiktus ant kapoto. Aišku, žiema, sustriukia, viską aš ten kraustau. Ir buvau tokį, žodžiu, vaikui patep žandus, tokį turėjau metalinį. Karolė davė. Tiesiog, toks metalinis, nu kaip lūpų balzamas, nežinau. Ta pamatė. Seniai. Jau aš galvojau, K9, jo, jie ten jį. Kas čia? Kaip čia sudaro? Sakau, čia vazelinas, nu ką žinau, kas tai gėjų? Kremas. Savakina dėl to, kad gėjų. Šaltų. Ne, čia būtų su kompaktu važiavęs, nes tada galvaro. Žodžiu, aš noriu vieną dalyką dabar pašnekėti, tai yra apie regitrą ir egzaminus vairavimo. Jis man aktuali tema, ane? Bendė 18 Kad yra, kad yra, žiūrėkit, dabar yra tokia sistema, ne, pas mus, kad ten einam, aš dabar BE pasidariau jau ten tą mokyklinį išlaikiau, laukiu regitros, dabar mocą einu kasdien, jau porą ėjau. Ir visa yra esmė nedaryti kritinių klaidų. Ne tai, kad vairuota, ne, kad tipo normaliai išmoktum iškart vairuot kažkaip, su eismu dalyvaut. Esmė, tave mokina nedaryti kritinių klaidų. Ir visi važinėjom per tas pačias maršrutus, kur su BE labai, Mantis turi BE, tai jisai žinos, su BE tu negali važiuoti sunkiasvorių, jeigu yra pribojimas sunkiasvoriam, fūrom, tai tu skaitai sunkiasvoris. Ir mane instruktorius ten gal dviejose vietose išdūrė, kur tipo, paskui į dešinę ir po to suksim į kairę. Ir aš paskui į dešinę, o į kairę antrą juostą. Ir aš į kairę ir viskas, kritinė klaida. Nes tu sunkiasvoris? Nes aš sunkiasvoris, o antrą juostą sunkiasvoris. Čia yra dvigubas bair. Jo, ir tipo, nu ir aš atsimenu, kai laikiausi 18, tai normalu, bet tu šiaip bijai dar, tu šiaip nevairuoji. Dabar aš 15 metų dabar vairuoju, čia už 2 savaičių bus 15 metų, aš jau vairuoju, kai visi vairuoja. Nu jo, pats laikas teisės išsilaikyti. Jo, pats laikas išsilaikyti teisės. Ir man toks, čia šiandien važiavau, atsimenu, pamokėlės, 8 ryto fucking, ir galvoju, bet tai, ar ta sistema yra gera? Nu, tipo, B tai kategorijai, tai jo, 18 mečiam, nes, nu, reikia per raudoną nevažiuoti ir ten dvigubos ištisinės nekirst. Bet kai jau tu ten atvairavęs, nu aš tai tikrai daug kilometrų į metus prasku ir aš suprantu tas tikrai blogas dalykus, vėlgi, kad per raudoną nevažiuot. Bet yra tokių kvailų, nu, kur, pavyzdžiui, su mocu, jeigu tu važiuoji greitą užduotį aikštelį, neužsidarė stikliuko, yra kritinė klaida. Aš jau neatsimenu šitą. Dabar yra laukia tracokas, plius minus laipsnių, nu neina važiuos to stikliuko, nu, ten perkaisti. Bet čia dėl mašinos tipo su priekaba, tu dabar čia sakai, kad problema, kad tipo į antrą juostą neleidžia važiuoti? Ne, aš ne tai, kad sakau, kad problema ar kad nereikia laikytis eismo taisyklių, nu man tiesiog įdomu tas pats mokymas, nedaryti tų kritinių klaidų, kurios regitroje. Ar tu tiesiog norėtum, kad instruktorius jau pasakytų labiau, nebandytų prigaudinėti, ar kaip? Aš kaip suprantu, Mindė, turiu omeny, kad pati labiau sistema praktiškai mokytų tave tiesiog važiuoti, o ne nedaryti klaidų. Jo, nes mokina nedaryti klaidų, o ne tai, kad tu tiesiog nestabdytum eismo ir teisingai važiuotum. Aišku, ten poskius rodyt, nu vėlgi, aš viską suprantu, aš čia nenoriu pasakyti, kad čia kaip Egipte reikia, kur tiesiai pavažiuoji ir į poskių važiuoji. Ir pipien kitą. Jo, ir tipo, tu turi teisės, tai taip, tai nereikia, nu, pats principas tai geras, bet va tas mokymas, kad nedaryt klaidų, nes šiandien su moco žiauriai maldės instruktorius, ir irgi kalbam, nes dar aikštelį kol kas ir sako, nu, tipo, reikia nesinervuoti, jeigu nesigauna, nes čia aišku tau ir esam mokytis ir kaip tik geriau ten, jeigu neišeina aštunkės, tai plačiau pirmą, o po to pradėsi siaurinti. Ir sako, išvažiuosit į gatvės, pamatysit, sako, 20 kritinių bus pirmų važiavimų. Nu tai jo, nu, bet, tipo, nu, ar aš tikrai dėl to nemoku dabar vairuoti.
Nu, Aš manau, kad tos taisyklės tokios yra apskritai tam, kad tu neatsipalaiduotum per daug ir šiaip nepamirštum. Nu, kad, žinai, aš manau, lengva pamiršti yra, nu, tipo, kai važiuoju su priekaba, kad yra ženklas kažkur, kur negalima sunkia svorių, žinai, ir nu. Jo, bet aš, kaip suprantu, Mindai noriu pasakyti, kad ar jau ten bus pasaulio pabaiga, kad tu dabar įvažiuosi ten, tipo, trumpai? ar bus pasaulio pabaiga, kad tu vieną padangą dvigubus ištisinės poskai užvažiuos? Nu, ar bus? Ne, Nu, čia nebus. tikrai nebus. Bet jau čia kritinė klaida, tu teisų Aišku, tave moko taip, kaip tikrina regitrą. Jo, ir jie, ne tai, kad akcentuoja, bet aš supratau, kad jiem yra svarbu statistika. Nes kur mokino mane su priekaba, pas mane ten didžiausias regitroje statistinis išlaikymas iš visų Kauno vairavimo. Ai, nu tai jisai nori savo statistiką. Jo, ir tipo... Jie gauna už tai. Jie malba kilo nuo to? Aš nežinau Bonusai? fakto. Ne, tiesiog gal, nu, toks, kad Bet kiečiausias instruktorius. aš kiek supratau, kad jie gauna 15 eurų už valandą su mokiniu. Tik nežinau, ar čia ta kem 5 minučių, nu, kaip jinai vadinasi, akademinė valanda, ar čia normali valanda. Bet primečiau, nu, kažką tokio pasakė, bet čia, žinai, toks... Taip, bet ta prasme 15 čia kaip atlyginimas, ar kas? Jo, nu, taip, kad vas tuim kažkas čia, važinėja mašiną. Nu, bet tai... Tai čia šiaip nėra blogo 15 eurų valandą, čia nėra, nu, blogas atlyginimas. Tas jau po mokesčių. Ar čia prie algos? Čia jau labai Ne, didelis čia, nu, čia ne apie tai esmė yra, ne apie tai mes čia kalbam. Aš manau, esmė, ar galim sutikti, kad Mindai vidutinio amžiaus krizė prasidėjo ir dėl to moco teisės atsiranda. Man vidutinio amžiaus krizė jau 10 metų yra prasidėjęs. Anksčiau ir vėliau visiems atsiranda šitas dalykas. Tai Mindai krizė dabar girdėjau dėl automobilio. Ar turim dar 20 minučių, kad Mindai papasakotų, kas atsitiko Discovery'ui? Trumpai. Čia bus podcast'o pavadinimas valanda su Mindai. Man reikia iš sistemos viską įsivaryti ir tada galėsim normaliai, ne? Tai važiavau vakar namo ir dingo trauka ir užsidegė, po to pamačiau, kad užsidegus tepalo šito spaudimo lemputę ir viskas. Čia pabrėžkim, kad praeitą podcastą papasakojau, kad sutaisė. Ir viskas, va, tiek. Klaus, Kardanas sudėjai atspėjau? Taip. O, tai galėsi skelbimą parašyti, kad naujas Kardanas. Važinėjau čia va dabar tas porą dienų ir galvoju... Seniai, tie geras Kardanas. Ne, galvoju... Motorą. Galvoju... Aфигенно, man šiaip žiauriai patenkintas, tipo lėta, bet, nu, smagus jo. Dabar dar lėtesnį. Jo, ir dabar taip subirėjo, kur jau, žinai, nevairo kolonėlę restauruoto, jau didesni reikalai, tai nežinau, žiūrėsim. Taigi, jeigu kas nors turi Discovery motorą, mes tą kampę. Jeigu kas nors turit E60 MPM7 prifeiso su 6 HP greičių dėžę, parašykit man, reikia pilno motoro su turbina. Kiek šansų, kad Mindai dėš tada? O kodėl būtent E60 reikia? Jis nežino, kur vėlės. Geriausias variantas ir plus su 6 HP būna, nu, iš karto viską gauni. Bet čia yra tik tai galas varomas lieka. Ne, yra anglas adapterį daro, kad uždėtų. Jau matau, kad Mindai tiesiog pirks E6 mandalių. Vieną radau. Taigi, jeigu turit kas nors E6 mandalių važiuojant į 3 litrų dizelis, ne? Jo, man reikia MP7 iš E6 100 kW su 6 HP dėžė. Jeigu ne, tada atskirai reiks motorą ir dėžę iško. O išfiltravai Auto Plus ir vienas buvo jau čia Lietuvoje. Štukas 7. Su techu. Mindaugai, su Logic 7 ir orų dar ir universalus. Tai realiai pasivažinėt galėtų. Realiai įsiimi motorą ir parduodi dar užtuką. O kodėl 6 HP dėžė, kodėl mechaninė negerai? Su mechaninė tas kitas, aš nesu įsitikinęs ar veikia. Nu, tipo, turbūt nebūtų sudėtinga paleisti. Automatas dėl amžiaus. Bet ten yra būtent tas, kur aš žiūrėjau ir jis vienintelis toks yra, kad Discovery'ui, ne Defenderi'ui, nes Defenderio čiučiut skirias dalykai. Tai aš be 6 HP arba 8 HP dar plus 2000 eurų, nes kompo reikia, o 6 HP paprašiau. Tai man tai dzintin, nu tipo, visiškai vienodai. Ar taip ta mašina žymiai normalesnė pasidaryti. Mantvydas juokiasi, bet jis sekantis šitam tier listą. Mantvydai, kaip tau sekasi su džipu? Man gerai sekasi, atgavau džipą prieš savaitę, prieš pat Joninę. Jo, Joninės nebuvo. Mantvydai, kur buvom išvažiavę kaip tik tom dienom? Mes buvom išvažiavę prie ežero. Mes ne prie ežero, prie Marių buvom kempint. Tai jo, viskas gerai, nuvarėm, pakempinom. Trumpai pertrauksiu, o kempinai savo norą ar dėl to, kad atbulinis dingo? Atbulinis dingo atvažiavus tik į kempingą. Bet žodžiu, esmė ta, kad man perinko dėžę, pakeitė pūslę. Ir viskas kaip ir gerai veikia. Pamiršo atbulinį įdėti. Ir aš džiaugiausi, kad super gerai važiavo mašina, šiaip tikrai gerai važiavo. Ir atvažiavom į kempingą. Savaitę. Sustojau,
galvoju, reikia apsisukti, kad rytoj ryte nereikėtų suktis. Įjungiu atbulą ir sako, viskas, nevažiuosiu. Ir žodžiu, nevažiavo mašiną. Tai va, ir nesupratau. Kokios prognozijos? Tai nežinau, Kad atbulinį reikia dėti. nieks netraško, nieks nebraško, absoliučiai nieko. Žinai, kas yra šiaip Nėra ten šeštadienį ryte užsikūriau. automatas. Taip. Užsikūriau, įsijungiau. Gali Ir toks- mieste pašaudyti. Lygtais pavažiavau porą metrų atgal, bet tada toks tiesiog kaip paleistų, aš nežinau. Paleidau Paleistų. puslę. Jo, labai tipo, spaudė daug gazų ir labai palėtintojo ar ne palėtintojo. Nėra skirtumo visai. Aš manau, kad... Net ir su 4 varomais nėra skirtumo, ir priekio nesuka irgi lygiai taip pat. Gerai, jeigu kas turi dar vieną 6 HP. Ne, tai jau jeigu į Toyota dėti reikia, jau 6 HP nedėsi, dėsi Ne, 8 8 HP reiktų. Ja. Bet jau fucking brangų nenoriu. Na, žiauriai brangu iš tikrųjų. Gali įsidėti Forerunnerį originalią džipose, kur stovi. Tai man siūlė tas supras. bičias, koks vardas su Discovery, kur važiuoja, Jonas Grig, jo? Jo, tas Mes bičias. su Discovery, su L322. Okay, nu, Šautautas Jonas Grig, best YouTube Lietuvoje. L322 šiaip yra. Aš kai įmečiau storėką, kad sugedo dėžė, iškart rašo, jau siunčia man adapterį ten kažką. Ja, jis 8 HP HP. dar. Tai Sako, skambinai meistriukam, ką sakė. Tai nieko, tai sako... Numeris atvežk. atblokuot. Ne, jie išėjo kaip tik atostogų tą dieną. Kai atidavė. Ok. Tai sakė, Liepos 8 grįžta, tai vat... Ne, neskuba savaitės jie vešiu. tą atbulinę atgalidėt, žinai. Tai, jo. Tik į Suremontuos atbulinę datą. Jo. Iššovė atbulinį, jo, neblogą. Jo, tai, nu, džipai yra smagu. Geras buvo. Viskas normaliai. Nu. Geras. Jo. Jo. Jo, Kiek jo. mantelį kartų stovim iš Zakopanės į Kauną važiuojant dujų pildyti? Ne, tai labai Ne, tai- viskas susinkina ir į tualetą ir dujų užsipilti tiek pat. Man patinka, kai mantelis į čia visą laiką bent kartą į savaitę įmeta kažkokį naują Aurora ant dešų. Atsiranda, tai tepalas ten kaista, tai dar ten Ne, kažkas. ten beveikliai tiesiog Tai sugenda. jo, bet ne, šiaip- nu tai čia normalu, kas čia. Bet Normalu. važiuoja, viskas normaliai. Atlaiko ilgas Dar. keliones. Dar vis. Šiaip pati geriausia mašina, kuri... Šiaip mantelis nuvažiavęs su Porsche jaučiu daugiau nei jūsų savo Aš mašiną. tai... Mindė šiaip daug Net nuvažiavęs. nebejoju. Aš su Discovery, tai Su jo, nu, aš Discovery? mažiau jį turiu. Jo, Mindė važinėja čia nemažai. Bet aš daug važinėjau. Bet... Kur toliausiai? Tai iki su Rygos Discovery? nebuvo nuvaręs, ar ne? Su kuo? Iki Rygos nevarėtų. Su Discovery. Su X. Su Su Lietuva. Discovery tai po Lietuvą maluos. Tai buvau Nidoj. Po Lietuvą Palangoj porą malos. kartų. Jo, Navoj buvo. Iki Akropolių Vilniuje Kaune. buvau. Važinėjo čia. Kur dar normaliai. buvau? Neminčinės miškuose buvom. Jo, ten buvom. Padžero tai važiuoklė kažkas biški bilda. Eiktus tokiam problemam. Bem, keista, kad džiugui mažiausiai genda, bet jis Nes jis nevažinėja. Nevažinėja, normalu. Jis, kai jam pradeda gas, tiesiog parduoda ir kitą nusiperka. Už porą šimtų. Aš ne. Aš daugiausiai pinigų įkišau už tą mašiną, kai nusipirkau, nes tada rimčiausi gedimai buvo, kai salininkas leido. Tada viską sutvarkė. Eiktus Jo, savo, čia tai savininkus. gedimai, eiktus savo. Daugiausiai išleido, kad nusipirko, nes taršos mokestis ir draudimas. Aš žiūrėjau su Discovery. Bakas kūro. Su Discovery nuo Draudimas pirkimo. pigus. Kiek draudimas? Po 12, ne, po 10 ar po 12 eurų mėnesį. Aš norėjau, va, Jis tiesiog baudas moka. aš norėjau dabar atsiminiau, ką pasakyti. Mantelis sakė, Porsche'as yra jo pati geriausia, patikimiausia mašina. Ta proga draudžia tik 3 mėnesiam, nes nežino, ar dar turės ar subirės. Toks va Bet ir pasitikėjimas. save yra. done sorry. Ne, aš vis svarstau, kad reikia parduoti ją, bet nekyla. Bet ranka. turi nusipirkęs pagalbą kelyje, ne? Jo. ir dar pirkau tą brangesnį, kur Brangesnį. ne 100 veža Jo, jo. kilometrų, o 300. Ir pakaitinę kodėl- mašiną duoda. Kodėl tu ją nori Jo, jo. parduoti? Aš irgi turiu šitą. Aš noriu kažko naujesnio ir patogesnio. Užmiešim. Buvo savaitgalį momentas, kai Bet Kajanus MK2 žiūrėjom. Irgi kelsi ir darysi tokio Ne, stiliaus. tai mano nekeltas. Nu, bet ta prasme, jo, ar darysi- kažką tokio visai fainai. Tiguana. Dačia. Dačia. Dakija. Dakija. Gerai. Aš nuo praeito savaitės. Žinutė Mindaugui Plūkiui. Dakija vadinsi, nežinau. Dakija. Dakija. Taigi, kodėl mes šiandien tai pasipuošę? Kas galit pasakyti? Tai tu pasipuošęs tai ir pasakai. Tai ne aš vienas džiugiansas irgi. Nu tai jūs broliai dvyniai, kaip kažkas sakė. Tai. Mes su Vilium vienintelį, nu tai Mindė irgi, kaip visada. Kaip Gerai, Mindė. gerai. Aš su savo gera maika. Aš su ja šiandien išleistuvės. jau. Tai va, tai mes šiandien turim temą amerikietiškos mašinos, amerikietiški stebuklai, amerikietiškos gerybės, nežinau kaip. Tai dar čia gal prieš pradedant pagrindinę temą pristatom naujus užkadrės Taip. veikėjus. Šiandien kaip ir visada turim naujus
užkadrės veidus. Tik šį kartą turim 2. Lukas jau yra buvęs mūsų užkadrės veidas ir turim naują, o Jėzus uždengiau labai. Ir turim naują žmogų, Gintą. Ne, Gintą. Taip. Aš nepažįstu Ginto, tai davai kas nors pristatykite, jeigu galite. Ponas Lalamas. Tai mantelė. Gintas. Gintas yra kažkam naudinga. Kažkam naudinga ir Barza vis dar tikintis neužkalt ir dar neužkalęs žmogus. Ant kiek stipriau galvom, kad Barza pirmą indeklus pames negu Discovery's. Bet va pasirodo. Ne? Ar jūs dėl to pakvietėte? Pasirodo, kad Barza patikimiausia kažkam naudinga mašina yra. Dabar Mindė užkrės tave indiklų pametimų. Jo, Mindė, o kas šiaip yra kažkam naudinga? Kažkas čia grupė ar klubas mašinų? Tai kažkam naudinga yra, nes kažkam bus naudinga. Ne, tai kažkam naudinga yra mūsų viešoji įstaiga su Mantu, kurios aš vienintelis savininkas kol kas esu. Ir mes darom slalomo treniruotės kol kas, bet norim padaryti gonkės kažkada. Normalias lenktynės darysit? Nu, būtų gerai kažkada. Nu, ne Ukmergės ralį, bet kažkokį greitų mini, sprintą kažką. Tai gerai, nu tai ar pristatėt normaliai mūsų užkadrį žmonės, ar ne? Nu tai yra Gintas ir yra Lukas, nu. Lukas po treniruotės, man atrodo. Lukas nesiprausė. Sušutęs. Ja. O Gintas, šiaip šį savaitgalį daug renginių buvo visokių. Jo, Ultraisas ir mes kaip labai car people, nei vienas nebuvom Ultraise. Nors buvo rekordinis kiekis žmonių iš Lietuvos, kiek mačiau, kas antras istorijuose buvo Ultraise. Ir rekordinis temperatūros karštis. O ir dar kitas didelis renginys buvo 2-4 valandos spa, kur buvo Gintas. Kaip Gintai, ar patiko 2-4? Tai kaip ir visą, jau ketvirtas kartas per 5 metus spa. Tai šiaip visai geras buvo, bet biškai karšta buvo šį kartą. Tai... Kaip išgyveno ten? Nemokama feltas vanduo. Alus. Mokamas. Domina. Bet šiaip viskas pakankamai normaliai gavosi. Šiaip klausimas lenktyninėse mašinose yra kažkoks kondicionierius, nes aš įsivaizduoju, ten tai labai karšta, viduje turėtų. Šitose, man atrodo, jau yra. Nes vis tiek 24 valandų, tai jau tenais be kondiškės nieko. Būna ne kondiškė, o dėdės tokia kaip lemenė. Kostiumo. Šaldančią? Cool suit, ne? Yra su vamsdeliais ir tai aušina. Geras. Kondiškių, aš nežinau, tai kaip turbūt yra tose naujausiose. Tai ne tik su vamsdeliais būna, dar visokių ten mėtiniai, apatiniai. Purškalai būna. Suvalgai pagonkį. Bet tokie jau salstelėje, žinai, pasūdyti mėtiniai, apatiniai. Supakuoti į rožytę. Tai didesnė bėda būna... Dabar, va, kaip tik mačiau, daro mašiną, tai pečiuką sportinį rodė. Nu, kad nerasotų langai. Nu, ir šiaip, tipo... Tas 11 voltų išdegalė. Jo, toks mažiukas. Sportinis pečiukas. Ir tiesiog išeina 2 vamzdžiai ir, bent kažkiek pučia. Šiaip, kietai atrodo. Pirmą kartą mačiau. Ar dėsiasi bemba? Ne, pas mane full dashas nieko nedarysiu. Kondiškės norėčiau. Bairis. Tai nežinau, šiandien turėsim, tai kas gali, pristatykit kas nors, davai, Viliau, tu dar niekada nepristatei žmonių. Tai turim brolius šaunuolius amerikiečius, rednekus, kurie pasiruošė šiandien skelbimus. Ai, normaliai, davai. Lievi broliai iš Minnesotos. Tada turim kažkam naudingą bendrasavininkus. Nemokė. Kažkam naudinga. Jie, žinai, kaip kas atrodo, matėt kas filmą Bugonija? Ne, tikrai. Ir aš. Šiaip įdomus faktas, Nosferatu filme buvo naudojama iš tikrųjų dakų kalba. Viliui, gal šitas patiks. Anyway, ką čia turi? Kodėl Dakija? Ne Dačia. Nes pasirodo, Dakijos regionas buvo pagal tai pavadinta Dakija. Dakai. Taip, rašosi Dacia. Dėl to kaip ir turėtų vadintis Dakija automobilis. Teoriškai. Jei kas nesutinka, gali. Bet sakau, man labai keista, dar patrėštų, kad Renault atstovai sako Dacia. Nes jie nori parduoti ir nusipirkti sodybą. Žinai, su kuo? Čia šiaip tie pavadinimai, tai
aišku, labai ne tema, bet buvo ir kas buvo Jiskas, anksčiau sakydavo irgi Jiskas, dabar sako, taip, Jiskas. Rimtai Jiskas? Jiskas. Kaip sako, aš nežinau, aš neinu. Aš tai Jiskas, nu. Jiskas. Ne, dabar kitaip sako, jūs. Jo, sakau kitaip. Jūs. Taip, Vindė, Jūs? Dabar kitaip. Tai tais pavadinimais keičiasi. Čia man atrodo labai skandinaviškai. Jūs? Jo, labai off-top. Žinai, džiugai, kas yra dačia, šiaip dar kitoj kalboje. Ne. Sodo namelis, rusiškai. Ta prasme, aš žiūriu. Jūs supratot referenciją pirmai, kai sakiau, kad nori parduoti, nes nori nusipirkti sodybą. Jo, supratau. Aš dabar žiūriu serialą Star City, tai ten irgi, žinai, sako, Fadras Dačia. Džiugas galvoja, kur tas Dusteris, blėt. Žasinė, kur mano automobilis. Pasidomėjau, kad iš tikrųjų tai vadindavo tėvų namus anksčiau. Dačia yra sodyba, sodo namas, jo. Grinai va tie sodų bendrijos, tai yra dačios. Gerai. Čia labai Daug gerų faktų. Labai Šiandien nusivažiavom. kupinai edukacinis Nusivažiavom. Edukacija bus dar šiandien iš mano pusės, aš turiu temą ir tokia pritempsim prie Amerikos ir tada Gerai. turim skelbimų. Tai mes šiandien esam pasiruošę šiek tiek skelbimų, kai visada visai neblogai praėjo paskutinis podcastas, jeigu nematėte, šokit, pažiūrėkit, visai įdomiai pasityčiojom iš skelbimų lietuviškų ir pažvengėm, tai pasižiūrėkit, manau visai bus įdomu. Šiandien vėl darysim tą patį, bandysim tyčiotis į skelbimų, pasijuokti, pasižvengti, nežinau, gal net ir pasiedukuoti, gal kažkas patiks kažkam, galbūt rasim kažkam potencialų automobilį, kas norės įsigyti, apžvelgsim įdomius modus nesąmoningus, tada pažiūrėsim lietuviškus, mano balsas tiesiog blogėja, kalbant, apžvelgsim paskui vaizdelių lietuviškų, turiu aš, kažkas dar irgi, mačiau, Džiugas irgi Instagramą. Pažiūrėsim tų ir turim kažkiek žmonių, žiūrovų irgi amerikietiškų būtent automobilių. Tai šiaip nedaug, man atrodo. Aš nemėgstu amerikietiškų mašinų. Ne, aš irgi nemėgstu, galiu pasakyti, bet yra tikrai žmonių, kurie tuos amerikiečius turi ir turi visai tokius skoningus ir skoningų spalvų ir skoningai padarytus. Bet aš niekad nesuprasiu ten žalio salotinio Camaro su ten chrominiais ratais. 4 varomų darančių burnautą. To lipduko dar, kur būna deda ant šonų tos tokius lipdukus ant šonų, kur Hellcato gal būna, jo, labai keistai. Jo, aš nežinau, man amerikietiškos mašinos asocijuojasi su pigumu, plastiku, daužtumu ir 10 metų senumo jau Europai technologijomis. Ir neaiškia orientacija. Man pavyzdžiui, amerikietiškos bent jau, taip iš dalies yra su milžiniško litražo varikliu. Taip. Ir neproporcingai per maža galia, per mažai kilovatų. Tai čia realiai. Taip, bet tai aš nesakau to. Bet tai nėra grina krau, tai yra tiesiog japoniška mašina, kuri buvo Amerikos rinkai pritaikyta. Aš nesakau, kad nėra cool, tipo seni Mustangai, net ir šiaip naujas Mustangas, tai šiaip ten iš tikrųjų jau normali mašina. Yra gerų. Korvetės, visos korvetės. Jeigu ne kobūstas. Korvetės beveik visos jos yra, šiaip irgi jos yra sportiškos, jos yra. Bet aš nesu niekad turėjęs noro pirkti apart kokį pick-upą, bet tokį Escalade. F-150. Kokia nesąmonė. Square body, tokį, būtinai V8, tokį cool. Silverado. Viskas man primena jį. Jo, bet šiaip tai žiauriai. Man tie visi Chrysler, Pacificos, nestumant neonai, kai Dodge neonai tiesiog būdavo populiarūs. Turėjau Voyagerį. Toks, aš tėvas... Neonas. Tėvas turėjo Voyagerį, buvo kažkas savaitį laiko pasiskolinęs tas mašinas. Bet aš turėjau mėnesį laiko tą mašiną. Yra toks, pavyzdžiui, paim kokį ten nuperstą Hellcatą, bet Viperis. Jo, ne, tai korvetės, Viperis. Viperis iš viso. Ne visos korvetės, bet... Ne visos. Turėsim tier listuką. Aš esu paruošęs šiek tiek irgi automobilių įvairių. Galėsim sudėti tier listą, kurios, kaip manom, automobiliai skirtingų kategorijų, amerikietiški. Bet padarysim. Ką aš noriu tik dar pasakyti, kad aš gerbiu amerikietiškas. Mes supratom, manau, einam prie... Einam prie skelbimų? Aš žiūrėsiu, kad man tas yra, kur stabdo Mindaugą pastoviai. Aš nežinau, ar dabar mano temą imt, ar... Kokia tavo tema? Mano tema yra praeitą savaitę, per praeitą podcastą, kai pakalbėjom apie greičio rekordus Lietuvoje. Davai. Tai aš išgooglinau rekordus, nėra greičiausių kirtimo Lietuvos, kaip buvo kalba apie Cannonball Amerikoje. Turim progą. Išgooglinau Lietuvos apvažiavimo rekordus. Bet čia nepažeidžiant taisyklių, tai pagal... Jo yra oficialiai užfiksuoti rekordai. Okay.
Tai va, tai galim šitą pasižiūrėti pradžią. O yra maršrutas kažkoks tai konkretus? Aplink Lietuvą tavo? Jo, tai aš ten sukėliau į Kol aš folderį. atsiversiu, tai galim pažiūrėti. jo. Teoriškai Cannonball, turbūt, kas automobiliais jei nesat girdėję, tai yra maršrutas apie 4,5 tūkstančio kilometrų iš rytinės pakrantės į vakarinę Amerikoje. Dabar rekordas apie 25 valandos. Tai vidutinis greitis yra 170 Bet čia km/h. COVID rekordas. Čia šitas? Čia COVID Čia šitas? rekordas ar ne? Man atrodo, kad nuo COVID jo. nepasiekė niekas. Čia su, kokia ten mašina buvo? Dabar ten daug visokių Šiaip buvo. Ten pastaraisiais laikais su Audi, Jo, su arba Mersu, jo, kažkom vokišku Jo, varė, jo. tik su Baku sportiniu Jo. galiu. Jo. Jo. Tai čia vat Papildoma. yra kitas dalykas, jie Kiek čia kilometrų? čia nelega 4,5 tūkstančio. Čia ne Galima Lietuva. ekrane Čia parodyti? Ne, Cannonball tai neturiu. New bet, Yorkas čia- to LA. Jo, New Yorkas į... Jo. A, turi kažkur įjungti, jaučiu ABS. Ja, Aš Cannonballo nedėjau į skaidrės, ten bus Lietuva. Apie Cannonball yra dokumentika viena labai Jo. gera. Ir Labai yra, rekomenduoju. Ir nuo ko filmas, viskas yra prasidėjo, tai nuo filmo. Nes buvo Holivudinis ten filmas su Burt Reynolds, Jo, ne? 70-mečio ar 60-mečio filmas Cannonball. Tai ten Davai, nuo to ir prasidėjo. Mantvikai, editinsi nepatingėk, yra žiauriai viena gera scena, nes Jackie Chanas vaidino. Jo. Ir jisai su Mitsubishi Starionu ir ten, aišku, per tą prizmę, kad jie, ale japonai ir ten high-tech viskas yra žiauriai geras, kurį vandenį išvažiuoja. Žodžiu, man tai surasi ir idėjas. Buvo muziejai ir ten muziejus automobiliai yra muziejus Turino tos mašinų. Ir ten buvo tripas, kurį darė pirmoji lygtais moteris, kur ten vairavo per visą pasaulį. Toliausias atstumas ir buvo sustojus Kaune. Neatsimenu tiksliai metų, 1,9 kažkas ir ten yra nuotrauka iš Kauno lygtais. Čia nepriklausomai Lietuvoje? Vat nepamenu, Kaunas bet žiauriai mentioned. būtų įdomu sužinoti, nes ten tikrai buvo mention Kaunas ir yra kažkur nuotrauka. Tai informacijos daugiau neturi, bet žiauriai įdomi istorija ir tipo pamatyti, kad Kaunas mention buvo Man tai muziejai. Kaunas mentioned ir ra. Kaunas mentioned. Tai Jo. buvo įdomu pamatyti Italijai. Tai Yra grįžtant toks prie Cannonballo, tai Amerikoje tai jie, aišku, važiuoja ne pagal taisyklės, Taip, arba čia jie ne į turi temą daug, jau, ne? daug spoterių. Čia tik vieną fotkę turi iš tam? Čia, kai apie Lietuvą pradėsim, tada ir perėsim. Aš noriu testum, kad ši įdomi tema. Tai va, tai jie važiuoja su papildomais benzino bakais, su trekeriais, Su radar detektoriais, su viskuo. Ir net yra, kur lėktuvai prieš juos skrenda į priekį. Nu, lėktuvai, šitie mirties automobiliai, kapsulės automobiliai, ir ta stebi, prasme. ar nėra policijos. Ta prasme, jie turi kiekvienoje valstijoje, tarkim, tam tikrą maršrutą, kas prieš juos važiuoja, kad Taip, aš juos tą- nušautų policija, juos sustabdytų, o tie pralieka. Ir dar labai man patiko, nežinau ar paskutinį rekordą, bet čia va iš tų pastarųjų važiavo, nesvarbu ar su Audi, ar su Mersu, ir jie net lempų katautus iš izoliacijos Kaip padarė, policijos. kad atrodytų arba kaip policijos, arba kaip tiesiog ten Malibu, ten... Jo, kas ten, Chevrolet Malibu, kad Chevroletas. net- Jo, kad Čia iš- Bolien neatskirtų- istorija buvo, ne? Šitam pas neatskirtų- Bolieną Vinvikį buvo. Taip, 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 Bolienas taip, yra taip. pats padaręs rekordą. Taip, taip. Tai žiauriai cool dalykas. Man Jo, tai cool, nu ta žiauriai. prasme, jie iki tokių detalių apgalvoja, kadangi jau ten minučių reikalas gaunasi, ta prasme, kiekvienas kuro sustojimas, Jo. jie, pavyzdžiui, turi savo užpylėjus kuro. Jo. Ta prasme, jiem atvaro ir turi tas greito našumo siurblius, kurie tik tai momentaliai, kaip nuskarė, Blemba, geras. pripildo. Ta Net ne iš degano, jau Taip. pilies iš bačkų varė. Taip. Jo, jo. Tai va, nu tai žodžiu, tai įsivaizduok 4,5 tūkstančių kilometrų per parą. Per mažiau nei parą. Jo, nu, Čia per realiai- parą, 25 Man valandas. atrodo, kad įsivaizduot, kiek čia būtų nuo Lietuvos, iki kur tu tai pasiektum, Tai pavyzdžiui. per- Tai tol- Iki Anglijos ir atgal. Neužtektų, Ne, toliau. iki Gibraltaro neužtektų, man atrodo. Ai, dar net toliau gal. Ne, tai Nes daug daugiau. nuo panašiai. Lietuvos iki Italijos yra biški mažiau nei 2000, tai Taip. realiai iki okei. Italijos yra Tiesiog per mažiau nei- Lenkija yra pusė Europos. Jo, Ja, ok, geras. Žiauriai cool. Nuvažiuoji ir grįžti į dalykas Lietuvą, yra man. realiai. Bet reikia nepamiršti, kad ten tie kilometrai renkasi daug greičiau negu Europoje važiuojant. Nu, Čia tai tu- ten ir čia tu- keliai. Taip, ir keliai, nes Europoje tu važiuojant, tu realiai kerti kas 500 metrų didelį miestą kažkokį. Vėl atsiranda strategijos, tu turi Kilometrų. tam tikrą Kaip sakiau, paskaičiavimus metrų atlikti, kuriuo metu, kur turi būti, kad nepapulti į miestų į kamščius ir Nu, panašiai. tai matai, va, dėl to paskutinis COVID rekordas dar ir yra, nes, Taip, nu, taip, taip. čia buvo Gelbėjo special šitas labai. sąlygos šitam dalykui. Klausimas, ar pramuš kažkas COVID rekordą? Aš manau, kad Pramuš, laiko klausimas. pramuš, jo. Čia yra jau, čia reikia šitų Jei dar nepramušė sta- ir mūsų žinios nepasiekia. statistikus samdytis, kad tau dar optimizuotų Ta labiau. prasme, ir jie viską turiu vieną trekina. klausimą. O kaip GPS-ais. susijusi situacija?
Tai butelius. Buteliai. Buteliai, to prasme, nu. Kaip, Tai o kaip tu kitaip viskas. įsivaizduoji? Taip, kaip įsivaizduoji. Kakos į maišiuką? Kaip furistas. Ne, nu ta prasme, Nu jie, taip, nu čia. kiek pasakoja, tai jie sustoja, ta prasme, kol kuro, bet jeigu kurą tau pila greitai, tu daug laiko neturi, nes kiekvienas sustojimas tau Turėsi nukirpt vidurį. prarandi laiką. Tai, Tai va, tai galim pereiti prie Lietuvos. Tai va, čia yra preliminarus žemėlapis, kuris buvo įkeltas ten po vienu iš straipsnių. Tai kaip vyksta Lietuvoje, yra važiuojama arčiausiai sienų esančiais asfaltuotais keliais. Tai toksai Tipo, iš yra, Vilniaus kažkur yra pradeda, ne? daug minusų šito rekordo. Yra pagrindinis minusas, ką aš pamačiau. Kad šaltininkų neliečia. Kad jo, ten nėra kelio, net patikrinau. Šiaip jo. virš biržų irgi nėra asfaltuoto kelio atseit. Nu, čia matai, O koks pagrindinis minusas? Aš bijau pameluot, kad čia net neima ten kokio regioninio kelio, kažkurio lygio keliais. Tik minusas yra tas, kad jie turi sustoti registruotis, kad būtų oficialus rekordas. O kaip Tai registruoti? čia yra didžiausia nesąmonė, Sustot registruotis nes tu kažkokiuose važiuoji greičiau, tavo tikslas yra greičiausias apvažiuotas Lietuvos Jo. atstumas, ne? Tai kur sustoja checkpointuose kažkokiuose? Sustoja registruotis įstaigose, policijoje, gaisriniai, degaliniai, kur tu turi surasti random žmogų, kuris tau padėtų parašą. Tai vadinasi, kad tu turi nuo kelio dar nusukt. Okay. Ir tu prarandi. Tai skaičiuok, kad gerai, čia gaunasi apie 13 tūkstančių metrų. Turiu idėją. Tada, jo, tai aš prie to ir vedu. Turiu idėją. Yra dar idėja ir mindė įkelta irgi. Nu. Tai Davai gaunasi, varom. kad tu bent kas 100 km neturi registruotis. Bent kas 100. Nu, taip, skaičiuojant. Nu, Kiek sakai vėliau? 1300 km. metrų. Nes taip pasakiau. Nu, Kas 1300 km. Jo, sumaišiau save. Net pasakiau pirmai 13 tūkstančių. Tai jau metrų tada. Tai va, ir gaunasi, kad tu turi stot 13 kartų. Nu, tai skaičiuok. Jeigu visur tau gerai pasiseka, tu turi paaiškinti tam žmogui. Arba dylint prieš renginį. Kad aš tam tikrų metų atvažiuosiu. Čia vyksta Jo. renginio metu, čia nėra, kad tu sugalvoji ir vat, Ne, tai tu sugalvoji, nes tu turi planuoti, kad tu pasiektum rekordą, jau tu turi planuoti tada. Skambini ten, pavyzdžiui, didžiausią deganų tinklą, gauni degano kontaktą, nu kaip O tai tas pasako tie žmogus turi būti rekordininkai. ten registruotas tam mieste, kaip čia suprast, kad... Ne, Tiesiog tu bet koks parašai turbūt. vardą, pavardę, parašą ir Kad jie- tiesiog kokioj liudininkas. vietoje. Ai. Kuris užfiksavo tave. Lygiai tas pats dabar buvo su Lajevičium, jisai random žmogų pasigavo, kad kad paliūdintų, kad jis pradeda nepriklausomas kelionę. būtų, nes negali būti tavo draugas, Jo. ten giminaitis ir, Jo. ir panašiai. Tai va, tai tu realiai 13 kartų jei sustoji, kas 100 km, tu prarandi po 3 minutės, jeigu. Šiaip tai, kas 100 Jeigu- km sto, tai skamba labai patogiai su Kajanu, kaip bakar. 100 km. Atkrenta Tai iš vat- to mašina. Tai čia yra toksai legalų rekordą padaryti gal sunku, nes jis nepagerintas nuo 18 metų, nes turbūt niekas tiesiog O nedarė. jeigu neoficialų, tarkim, daryti. O neoficialų, tai čia yra paprasčiausiai, tu turi, dabar yra GPS, viskas, Jo. tave trekina, tu, ta prasme, čia jokios Geri problemos draugai, nėra. Gerai. gerai, admin gali. Po Jumes Drift, Bilmie pristato. Aišku, čia gal tas yra, kad oficialiai ten ta faktum agentūra jinai registruotų ir tai, gal jų tokios taisyklės, kad čia reikia... Ne, bet tai galima savo Bet, tik. nu, jau, galima savo, jo, dėl ta savęs prasme. tokį Pavyzdžiui, Aš GPS, manau, kad tikrai įdomu telemetrija. būtų. Taip. Bet man tada kyla legalumo klausimai. Iš ko prasidėjo idėja pirma? Ten 13 metais, man atrodo, pirmas buvo, tai jie pradėjo, tais metais tengi būdavo daug tų avarijų, nesaugų vairuoti ir panašiai. Tai, Karas keliuose. Jo, tai iš to kilo idėja, kad apie saugų vairavimą, dėl to čia važiuojam pagal greičio ribojimus ir Bet panašiai. tai tarp ralio dopų irgi būna pravažiavimai, tu negali viršyti greičio. Teoriškai ne. Pasirodo, perimetro Jeigu varžybos GPS irgi- fiksuoja, pavyzdžiui, tau greičio. Niekas neriboja tavo automobilio įsibėgėjimo Jo. iki leidžiamo greičio. tai taip. Bet yra šitas irgi bet yra reglamentuotas maksimalus- kažkaip. Aišku, vėl čia faktumas gal sakytų, negalima karuselės dėdžinai, tai čia, aišku, researcho reikia daugiau, kokios Tai reikia taisyklės. savo Bet daryti. žiūrėk, o Reikia kaip savo Canon- daryt. Canon Su Ballas, savo ane? kekšiam ir Žiūrėk, O blackjack. savo Canon daryt. Ballas šiaip yra irgi oficialus. taip Ne, registruojamas? dėl to ir sakau, kad Tai kaip ir ten... nebūtina Bet tokį dalyką Canon daryt. Ballas yra jau kaip... Čia dabar aš surinkau apie oficialius. Niekas nekalba apie neoficialius. Nu gerai, žinai, tai duodu čia informaciją oficialūs. apie neoficialius.
neradau nieko. Jūs norėtumėte tokį padaryti dalyką? Šiaip Aš tai neskamba romantiškai aplink Lietuvą važiuoti artimiausiai sienų keliais šiaip. Nu, Šiaip aš manau, Nes, pavyzdžiui- problema būtų dabar dėl situacijos. Ne, Tai kol ne. neužsilenks šitas caras. Ir šiaip, ir ypač, nu jo, dabar dėl Patikslinsiu, nėra problemos, dėl nes situacijos jo ir- perimetro varžybos lygiai tokie Tai jo, bet reikia leidimus. Jo, ir bet tave įsivaizduok, tu stabdo, važiuoji tave su- tikrina. Supranti, sieniniais tais 50 keliais, dar Ne, grįžtam. sieniniais keliais, kurios galim. asfaltuotais, viskas yra tvarkoj. Bet Per- kaip žvyrkeliais tu Kas bus? važiuoji prie pat Prie sienos. sekančio gal. Tai ten jau O tada žiūrėjau, jo matau to niuansai. ekraną. Tai šiaip su Mantve Feroza, taigi buvo padarę neoficialų perimetrą Šitą nori vėliau daryti? Antrą fotkę. palei Lentelė sienas, palei turėtų sienas būt. visiškai. Jo. Tai sakė, daug stabdė. Va, čia Tai, yra bet jisai turbūt statistika. nesfaltų. Ai, yra yra, statistika. okei. Čia Sunnote? aš surinkau statistiką. Jo, Lemba, tokios neįdomios mašinos. jo tai Passat 4Motion. Tai pala, tai čia pereisim. Bet Tai 3-2. 13 metais Vytis Šležas ir Gintautas Mockus. Čia tas pats pagerino. Girdėti. Jo, jiem greičiausiai davė Nissanų atstovybį tą automobilį, nes matosi ir paskui buvo ir 15 metais. Tai va, jie nuvažiavo pirmą kartą važiuodami per 20 val. 19 minučių. Ir čia vidutinis greitis įdėtas. O kodėl skiriasi atstumai? E, Tai nes miestas Nes- turi surinkti, Skiriasi keliai. nu, nes atsiranda Nes naujų tas asfaltuotų kelių. maršrutas, ir tas maršrutas, nu, toks yra labai, nepastovus. labai neapibrieštas. Žinai, kas keista? Kad Jo. 2015 nuo 2023 200, nu gerai, 100 kilų skirtumas. Taip. Tai, tipo, Bet sumažėjo kelių. valandų, ne, ta prasme, aš spėju, kad jų atstumą ima pagal GPS. -ą. Vadinasi, jie random nusukimų padaro arba klaidų padaro kažkur, net ten pasuka. Nu, okay. Nes, nu, važiuoja ten, pavyzdžiui, policijos Čia, komisariatą. čia tikrai įdomu būtų savo padaryti. ne? Tada- Bet su žmonėm, tipo, pakvies daugiau dalyvių. Taip, 30 Ir tada- triperių, 3 kem, Ne, triperių. tiek nesurinksi. Surinksi, kur tu 10 neturi? max. 10 max. Nu, bet, mašinų, aišku, ten tada galima startuoti tam tikrų metų, kad Jo, būtų galima. įdomiau. Nu, tokios žiūrkių lenktynės gal. Ralio principas. Legalios 10 minučių lenktynės, nes paleidinėt. iš esmės nereikia kažko derinti. Nors metu gali su Vėl. kažkuo pasiderinti gal starto vietą, nes kaip perimetras vyksta irgi ten nėra. Buvo jokių suderinta su Passatu 16 arba 18, 16 startavo per štuką. Jo. Nepasiekė rekordo, galit pagal datą pažiūrėti, kodėl nepasiekė. Kodėl nepasiekė? Nu, vat, bandykit spėti. Vasaris, kad buvo? 16 rūpjūtis? Kodėl 16 kodėl nepasiekė. Kas buvo 16? Nu, tai mėnesį dar pažiūrėjau. Rugpjūtis. O kas būna tokiu metu? Kas būna tokiu metu? Rūpjūtis? Kelių remontai. Ir stojo Mažeikius, man atrodo. Ir viskas. Ir realiai gali nebevažiuoti. Jo. Tai vat iš Tai tos netoli pusės nuvažiavo. matosi, tai nuo Palangos. Ai, per aplink jau prie Mažeikių sustojo grįžtant, ai, blema, tai biškį jau daug nuvažiavo. jo. Jo. Tai va, tai šiaip iš pradžių galvojau, kodėl jie žiemą važiuoja, taigi Jo, kaip tik blogai. dar blogiau. Bet iš kitos pusės mažiau automobilių greičiausiai, nu ir nėra kelių remontų. Čia aš manau reiktų tokį daryti, va kokį balandį, manau, žinot, kada. kovą, kai jau... O pasačiokas, Jo. tarp kitų, slalome važiavęs. Yra fotkių, galim perėti. Per joninių savaitgalį Fotkinu. daryti. Nes per Čia joninių savaitgalį nepasičioko. bus Čia, tuščia čia šitas diena. išvažiavo. Čia, Lipdukai čia, matyti man kontratą. atrodo, čia man atrodo yra 15 tų metų. Nes 14 metais yra kito žmogaus rekordas, o visi kiti yra išskyrus elektromobilio, kuris buvo paskutinis lentelėje, tai ten buvo būtent Čia- tų Čia alyčių nuo tų visi gyvūnų. rekordai. Jo, čia nuo briedžių šiltų. Jo, iš šito norėjau pasijuok pageitinti. Žinot, kad čia šiaip skemas. Jo, bet Kaip pirmėlinė O tu žinai, kad kinė. Volvo iš gamyklos jos turi? Tai Volvo, kad skemina iš gamyklos. Skemas. Taigi saugiausias automobilis. Tai va, galim toliau, nu va čia. Man atrodo, Auto Nissan Nautas atstovybė. sudegino kem 4 litrus kūro. Tai Per per visą. visą. Jo, Geras. tai šiaip. Kai Janas daugiau sudegint. O tai jie pamatuotų, jeigu greitį viršyti. Nu, jie turėjo GPS, kad negali greičiau. Privalomas. Tik šiaip keista, kad turi GPS, bet reikia pasirašyti, o čia 13 metų. Jo, o 18 važiavo O, su Pasačioku, jau čia buvo
Lietuvos paminėjimo 100 metų progų. Nezūmina šitos fotkės, labai maža kokybė. Jo, šiaip labai mažai informacijos radau, ten vietiniai Lytaus straipsniai 15 minučių. Mažėja, tos fotkės mažėja. Labai nieko neradau. Yra jų vienas video, čia šitą irgi pasačioko. Matytas. Tepalas matytas. Ir du tėvas. Tokia. Bet šitas Passatas aš jį esu matęs dar slalomus ir tikrai esu pasijuokęs, kad, čia su Passačioku važiavo. O Vitoldas Milius, jei neklystu, ne? Jo, jis rekordininkas. Jo, jis ne tik su bylom rekordininkas, bet ir su... O kokios bylos pas jį? Ar ne tas, ne jisai ginčius, ten dar kai keliai mašinos žmonės būdavo. Vitoldas buvo vienas, dar kažkuris vienas. Aš maišau, ne? Kitas yra. Ten yra kitas. Milys Svieto lygintojas. Jo, aš visada galvoju, kad čia tas pats žmogus. Tas, kur gerina policiją. Nes įvedžiau Lietuvos rekordais automobiliais. Gerina policijos darbą, kur atsikalbinėja. Ir išmetė straipsnį su tuo Lietuvos rekordu. Teisėsi su policija, Lietuvos rekordas, byla truko 6 metų dėl greičio viršijimo. Jūs įjungėt švyturėlius mėlynus, aš sustojau, jūs praleidau, važiuokit, ko nevažiuojat, lenkit. Ten yra auksas. Ten yra, kur kažkur irgi yra, taigi metį man dabar. Yra videkas, jis sustabdo, ateina policininkas ir jis tą policininką suvarto konkrečiai įstatymais. Ir paskui jau jie sako, jie išvažiuoja policija ir jis vejasi policijai į degalinę. Tai rašysim protokolą ar nerašysim, ką jūs ieškom įrodymų ar neieškom kartu, ką čia dabar daryti. Nežinau, ar čia tas pats žmogus, bet jie ne tas pats. Ne tas pats, kitas. Ir šitas žurnalistas Lietuvai reikia daugiau tokių žmonių. 23 metais elektromobilių padarė tą. Milius, tiesiog tai vienintelis elektromobilio rekordas, tai tiesiog. Milius yra per štuką tarp Trefkių ir Kvalos, arba tarp Kvalos ir Trefkių yra daręs ilgiausia kažkaip ten be sustojimų važiavimą štuką. Šiaip kol pasakoja, įvesk į webą. Ką jie darė vėliau? Jie krovės tą mašiną? Milius.lt, man atrodo. Krovis, o tai ką tu darysi? Arba tiesiog į Google įrašyti. Tai jisai ilgai ir truko, nes pakrovimai. Wow. Jo, čia yra. Čia yra, nežinau kaip nueit, bet yra kažkur sąrašas jo visų rekordų. Aš pasilgau, kai svetainės atrodydavo taip. Žiūrėk, čia. Jo, čia visi rekordai, man atrodo, pažiūrėk, paskrolink, kiek ten jų yra. Bet matai, tiek nėra tada užfiksuotų, nes aš Faktum agentūros puslapį žiūrėjau, tai nėra. Nes aš sudėjau dar porą rekordų su automobiliais, bet... Bet čia nebūtinai rekordas čia. Purpose of the trip, marketing event. Čia nebūtinai taip, nes davė automobilį, tai marketing. Lemba, kaip neįdomu, kaip tais tokiais važiuoja. Taip, galit žurnalistai, jūs labiau seksy. Dėl Passato net nepykau, ta prasme. Passatas tai kietai, nes tas turbo ten promotion. Nežinau. Bet tuos, man tai toks yra, kur paima ir reklamuoja Instagram'e ten. Žiūrėk, dabar naujasis Nissan ten, hujoma jo. Užluštas puslapis, nes tu... Ten, nežinau, dabar ramus be reikalų naudoja. Aš čia spaudau, ko nieks nespaudė. Vienintelis šiemet apsilankėjai tą puslapį. 5 kilometrų, žiūrėk, nuvažiavo. Palanga, Odesa, Palanga. O, geras. Su civiku lėkiai, bičias. Nice. Gerai, kietai. Man patinka vairo ženkliukas. Koks čia triperis fone, nesimato. Cool, ką aš. Kietai darom mes rekordą. Jo, tai dar perėjom. Bet nelegaliai. Galimai. Ta prasme, duot GPS-us, galima sustart, kad... Dar vėliaus kelias fotkės pažiūrėjom, pabaigiam kas čia. Čia Mindai. Šeinauskas. Čia irgi rekordas. Siauriausias tarpe apsuktas automobilis. 3 šiam apsisuko... Bet Šeinauskas mėgsta rekordus irgi. Jo, jisai yra tą... Ilgiausią šuolį padarys ten, man atrodo, ne? Neatsimenu, bet sūnus jo... Tai jo sūnus, aš kaip suprantu, tą patį rekordą. Ar čia kompaktas su skardom? Senis. Parnasas, oh my god. Turi rėmėjus, tai uždėk bent jau lietnykus kažkokius kamtas. Bet tai negerai su skardom. Lengviau apsisuko. Tai jis raliai važiuoja su Verintozė. Ralinės padangos. O kas negerai su skardom? Čia tai ne ralinės, kur tu matai ralinės padangos? Ne skorpionai čia? O tai kas ten parašyta? Skorpionai. Šiaip, man tai skorpionalinės padangos. Kem 6 kompaktas turėjo aliuminius skardų išvaizdų ratus. Tai gali būti, kad čia aliuminiai ratai. Neprisikau.
Tai va. Gerai, gerai. Jo. Nežinau, bet dėl vaizdo, aš dėl vaizdo labiau kabinėjau. Kartos, tai Tu turi rėmėjų. Ei, skonio policija. Skonio čia. policija kabinasi. Ei, alios, kur skonis Lietuvoje tokiais momentais? Nu, man numeriai nepatinka, būtų 420. Tai tada. Na, va. Narkomanas. Blogai. Nu, ir Kas va, čia didžiausias išvystytas greitis 271. Yra Čia tas senukas, didesnis. kur turėjo, ne? Čia tas senukas ūkininkas? Ne, čia seniau. Yra. Tas amžinatelis, šiaip jau, tarp kitko. Jo. Ja. Yra. Gaila. Yra greitesnis, nu, su Dragsteriu ten kažkokiu. Aš manau, su šiam yra greitesnis. Aš manau, Lietuvoje M5 suka. Čia yra legalus rekordas užfiksuotas. Jo. Aš kai atsimenu, O su Dragsteriu, man atrodo, 3,7 ar 3. buvo Kaune rekordinis greičio nušovimas čia Jonavos gatvėje, tai bijau pameluoti, bet apie 2 PM, kažkur jau ties čia nušovė. Bet įsivaizduoji, kaip faktum pateiktum tokį su fotke. Jo, nu, tai yra protokolas, tai Yra net pavardė liudytojo pareigūno. Bet realiai tai jau skaitytųsi šitas dalykas. Jo, Viskas kaip kaip Jaučiu galėtum pateikti. Ne, Nebent ten reikia Domina. stebėtojų dar kokių irgi. Domina. reikia abi pusės daryti, tai nesiskaityti. su policininku, žiūrėk. Nebent Aš sutinku su viskuo, bet Jei- jūs manęs galite laukti tenai, bet. Nu, davai, duokit dar vieną hodą padaryti. galiu greičiau. Greičiau. Nu, žiūrim toliau. Viskas, man. Ai, dar O, pasatukas. Nu tai čia kai startavo. Ai, čia Palangoje. Jo, aš tau Kai startavo. Kažkur. Čia kai nefinišavo. Vaikystėje būtų. Nu gerai, cool. Numeriai nelegalus. Nu, čia prieš Čia startavo, paskui užsidėjau gal. 16. Ei, komentatoriai, parašykit mum, kokių jūs rekordų Nu, esat padarę. Dabar jau rašom spėjimus, per kiek jūs su savo šiam Su savo pravažiuotumėte. D16 Z5 civikėlių, per kiek laiko esat pralėkę Vilnius Palanga. Ar esate iki 100 padžerų įspėgėję? Nu gerai, ką žinau, cool. Kiek jūs greičiausiai esat su mašina važiavę? Legaliai. Le- Autobanė Vokietija. Autobanė Vokietijoje, mes čia visi važiavam. Kiek? 180. Aš šiaip Tai nesuprantu. buvo 5-5 slyva. Aš tai jau. Slyva. Ne? Tik kiek vėliau, tai 100 šiam jaunystėj. Kai buvo plaukų 100 daugiau. šiam ar 107, bet su mikro. Ai, nu, tai čia. Tai čia jau big Meluoju, big balls. meluoju, Voriksas buvo 2,20. Nu, O, O, va, tai pasirodo yra kiaušai kažkur tenai po tais riebalais. Slėpė. aš neatsimenu, nežinau. Tai tu esi siekęs. Aš manau. Vokietijoje autobanė. Čia, nežinau, šiaip realiai ištrinta iš atminties. Aš šiaip irgi neatsimenu, bet aš tikrai bent žinau, kad su Supra 108 esu važiavęs. Aš žinau, kad su Irgi tiksliai Ai, tiksliai nu su tai Kajanu įsivedi, kaip esu su važiavęs. Impreza irgi Pas Deivę, 108. kai jūs statydavom į kaimuką važiuojantas, buvo tokia atkarpėlė, kur išsuki iš Via Baltikos ir iki kaimuko tiesioji kilometras. Čia Ir vaikystė. Matuoklė. Kiek iki ženklo. Ir po to stabdžių matuoklę. Pervažiai per tą greičio kalnelį ir tada putų. Visada joja, ten. Blemba, balta lietuvis Jo, jo. džiaugtųsi. Ten nebuvo labai daug. Rekordais. Geras, geri, tikrai. Tai grįžtam po pertraukėlės, grįžtam prie skelbimų, pažiūrėsim, ką čia įdomaus vėl turim visai. parinkę. Tai kadangi baigėm su Vilium, tai ir pradėsim dabar su Vilium skelbimus. Ką čia Viliu atsiuntė? Aš Papasakok. vieną tik tai Chevrolet Corvette, matau. Nu Jo. tai ką? toks senas masulkaras ir tai. Bet čia paminėsim. Čia bus ką heitint? Ne, jo, bus. Andžėrų, kad Andžėrų. Bus, taip. Nu, pažiūrim. Kas? Oldschoolinis. Čia Gurio? Aha. Ok. MILF numeriai. C3 gražu, bet kažkas nesižiūri. Kada blokais Ar rašys? legalioj vietoj čia fotografuoti? Čia įrašytas gal? Ne, neįrašytas. Kada atblokais įrašytas? Yra kažkas, ne? Tai reikia per kitą naršyklę, man atrodo. Čia vietoj jūsų reklamai galima. Taip. Nu, Šiaip ką nieko žinau, tokio. ką čia Šiaip heitint? jisai daug įdėjęs darbo, tai tiesiog įdėjau. O, Čia Nu, Draghi ir važiuoja. važiuoja. nemanau, kad stokinė. Man atrodo, variklis tai jo. Bet tai vis tiek pridaryta. Nu, ta prasme, stokinis variklis, tik tai burtas gali būti, nežinau. Ką žinau, cool. Šiaip čia šiaip rasas? kieta. Bet už C3 PM gabalų labai man daug PM gabalų atrodo, noriu jos, žiūrėt. jos, PM nėra, gabalų, jo. jos nėra tokios vertingos. Bilšteino. Aš suprantu, kad ten jis daug laiko įdėjo. Sakė, Bet- ketvirtą. bet jinai šiaip su galima- karbu. O, ne? žiūrėk, čia kažkas yra užklijuota. Su karbu jinai jau padaryta ignitionas.
Čia valvė tarpeliai surašyti. Ai, tai čia velenas sudėtas yra pas ją camshaft. Tai nedirba turbūt gražiai jūs. Jo. Kažkas, kas supranta, pasakykit. Su 4 galima gerom kainom pasiimti dabar. Duration. Imkit kol dar. Nu ką, žinau, cool. Kažkas čia cool. Bet per brang, aš manau. Nu, Galima prašymą pažiūrėti. Įdomu, kad jisai... Yra videkas. O. Pažiūrėjom videką? Jo. Galėjau tiesiai. Jo, čia motogurių iššautautas. Šiaip prikolas, kad jisai... Į kanalą savo įsimetė. Kad GR-am rašė, kad padarytų custominius ratus, nes nebuvo tokių skilių. Ir padarė? Man atrodo, 3%, kad nebūtų copyrightų. Tiesiog, o kokios korvetės skylės? Džiugai. O, pažiūrėjau. Žinau. Pas jį su dujeku jinai? Aš kažką... Jo, Dujaku? su dujeku. Esu kažką girdėjęs, kad... papumpina. Čia dujaką papumpina? Sosas. Ne, tai kuriam benzu baigtų. Jo, čia karbas, ar ne? Lemas, žinokit, Hebra nupem štukų, nu man tai čia aš nesuprantu už ką. Bet garsas neblogas. Nu jo, tai nes velenas. Gražiai Jo, dirba. jo, jo. Labai gražiai. Lauk, dar dujos persijungs. Kas žydujų šlanginės? Turėtų būti šlanginės, nes neįpurškimas. Na, aš nepasakysiu. Gal dar neįdėtų čia. Ne, tai kitokių ir negali būti, Kitą nes... podcastą reikia pasikviesti Remigijų dujininką. Mentelis prieš to kadro norėjau prisipėsti jaučiu. Kur šešėlis matys? Nu, tai važiuok, va. Yra kur congo duoda. Nu, prasuks. Plovimo kadrai. Neįdomu. Plovimo kadrai videkos yra tas pats, kas Lenkijoje nufotkin, kur tas tiltas yra. Per daug kažkaip makro šotų. Ar matai, Džiugai, video tų kostominių automobilių, kur padarė Nemuno žiedą? Kur tu fotkinai? Super, Karkant Mačiau Struction. dusios ten tave, kuris... Matei YouTube, kurį Kačergo nefilmavo? Nu tai dusios video. Nu, putų. Labai blogas video. Nu, jie tiesiog patys filmuoja. Žinokit, nebus. Manau, kad nebus. Nebent pabaigoje kažkur. Jie ten patys filmuoja. Čia visą muzoną. Jis gal neduoda cemų. Šiaip aš nustebau, kaip pigiai kainuoja ratus padaryti pagal orderį Kinijai. Žinokit, Visiškai įperkama kaina. Taip. Nebus. Net ir turiu kostominius, kokius tu nori, gali net padaryti. Tai jo, net ne tik, kad PCD, bet aplamai ten tavo dizainą vos, ne? Nu, cool. Ką aš žinau. Ką tu nori paheitinti? Kainą paheitinčiau. Žiauriai brangu. Nemokėčiau. Žiauriai per 8 brangu. 000, jeigu tik, nu tikrai rida turėtų. Tai čia po perinkimo turbūt. Ai. Big Block 7,4 litro. 309 kW. Jo, tai čia jau galingiausia turbūt tokia buvo. Kiek jinai sveria toną kokią? Mažytį mašiną. Bet tai kam į tokią Bet mašiną? čia dar skardiniai jinai buvo, man atrodo, čia dar nebuvo, Kas ne? kur stiklo. Čia nerašo, kad sudėjom, čia rašo, kad benzas tik Kapotas tai tikrai... Gal be dujų. Kapotas tai tikrai plūštas. Jo, kapotas kažkoks mandras labai. Fotkai matys. Nes nuo C4 pradėjo ploštinės daryti. Ne, bet čia kapotas tuninginis, aš manau. Jo, bet sakau, dar nuisvert turėtų normaliai, nes jos vis tiek ir su rėmu eina, žinai. Jo kapotas naglas. Kieta mašina. Žiauriai. Nes čia tas pats didžiausias, koks gali būti 7-4. Žiauriai kieta. Gerai, nu ką aš žinau, Bet ko. brang. Nemokėčiau. Kiek kitos korvetės kainuoja? Aš sakyčiau, Tai dabar visas Pigiau išmes. kainuoja. tarp Apačioj yra- 5-30 gal būtų man... Tokios senos matai nebus, bet tu naują. Bet kurią dieną. Taip. Bet kurią dieną geriau. Absoliučiai. Bet kurią dieną geriau. C6, taip. Jo, metai. Tiesiog gera mašina. Ten 9. Tai dėk iki 2005. Viena bus turbūt. Ne, dar balta buvo. Po apačia, tam pačiam skalbino buvo. Nu va, yra 8,5. Ar 5 štukų mokėsi? Ar... Ne, nu bet čia reikia darbą įdėti. Penk- Nu, o, 5,5. gerai, ta balta, kas čia? Šitą šiaip buvau, šitą man atrodo. Nu jo, bet tai. Pats idėjai šitą. Ne. norėjau įsidėti jo. 5,7, nu va. Nu bet šitą jo 7,4. Nėra atitikmens, su kuo turėtumėm palyginti. Tai... Įdomu, kiek retas tas variklis yra. Ar čia labai reta versija kažkokia, ar ne? Nu žodžiu, cool. Nu, cool, davai einam. Gerai, toliau. einam toliau. Ką, mano einam? Toliau. Tai jau. Nu, davai. Iš eilės. Mano yra 2 dalykai. Vieną pasirinkau Toyota Sienna, nes amerikietiškas importas. Žiūrėkit, kai supuvus. 1, 2, 3 Toyota yra šrota. Aš šiaip norėjau sienos ir dar visai žiūrėčiau. Pažiūrėkit. Numeriai geri.
čia jau per chrominės groteles jau lenda kažkas. Surūdijus, tai kaip... Net buferis surūdijęs, nors plastikinis. Subarikė, man. Kaip džiugu. Čia kaip subarė. Plastikas rūdy. Ta prasme, Eik, tu pažiūrė, net. O, Švyturio arena radiatorius. Čia gal dinai skendus jau kokia bus. bet vat, įdomiai atrodo, ne? Čia net nuo rankinėlių kaip nubėgę būtų. Aš nežinau, man buvo keista. Čia viskas, Ta prasme, tikrai kaip skendus gali. Du bakai. Jo, čia šiaip, geras priholas pas juos. Čia kiek kainuoja tokia, čia gal aplink Lietuvą 13 su tiek bakų. Tai aš manau, čia... Tai kiek tose bakuose telpa dujų? Tai čia bus kokia kem 5 litrų jo kažkokia. Tai kokia 8 bakas. O, čia Reklainas. Ne, ta prasme, jinai patogi, tai patogi, Jo. bet būklė kėbulo tai... Jo, o gerai, kokia kaina čia šitos? 13 štukų. 13 daug. Jo. Čia labai timu. Čia nubasinta. GBL. Jo, iš arčiau reikėjo. Jo, nu tai man suktat gal ten kažką nori pažiūrėti. Jo, iš arčiau, va, GBL ženkliuką dar. Ja. Nu tai nori parodyti, kad aparatūra yra. Bet rūdžių iš arčiau nefotkinu. Ne, nu tai, žinai, rusiškas ar gali CD. pakelti? Rusiškas CD. Mašai medvėd. O, Mantelis O, realiai, podcastą galėtų man ratų daryti. Nu va, tai va, norėjau šitą parodyti. 330 štukų rida. Tikrai nesukta. Dujakas, dujako užpylimas, lapukai visokie. Slapuką ant ratų, nu tai ratus parodyk tada jau. Net čia voks. Kaip jums visiems patinka tokios mašinos, aš tai nesuprantu, man aš tai visai norėčiau. jokio sienos. jausmo nesukelia. Aš norėčiau. Jo, sienos. bet Ką tu su daryti? aš Būna 4 varomais. Tai štai yra Į šitą mašiną gali atsisėsti ir važiuoja. Štai yra 4 varomų. Vilema tema. Bet, nu, Bet tai biškai... tu su jo nuo kelio nevažiuosi. Suteikim, gal ne visai dėl... Ne už 13, taip, ne už 13. Šitokia kebulo būklė, ten 3,5 štukos atvažiuoju rytoj. Aš į tokią mašiną žiūrėčiau, jeigu iki 2 kainuotų. Nu, tipo. Nu, iki 5. Nu gerai, iki 5, bet vien dėl metų. Paskambint reikia. Jo, nu, Gal ausinės parduot. importuota iš ją vieno savininko Lietuvoje. Nu, tai aš nežinau, čia skaitom, neskaitom, neįdomu turbūt. tai- niekas 15 importuotas, negi per 10 metų taip supau. Tai jau gal... Jau atvažiavo kokią. Jau Nu, buvo žodžiu. skendus jaučiu. Tai va, vienas toksai būtų ir kitas mano yra Lincoln Navigator. Tai čia yra dalykas, kur, kaip pasako, amerikietiška mašina. Džiugo mašina. 13 kavalkų, panašiai kainuoja kaip siena. Galit išsirinkti patys ar Numeriai geri. numeriai geri. Palyginimui tai. Ne, tai čia faktas, kad geriau. Blemba GZX lempos įdėtų. Visiškai. Nu, toks įdomus dalykas, čia nesutiksi dažnai Lietuvoje jaučiu. Langas atsiveria. Ar Suburbanui palyginus su Suburbanu? Man buvo įdomu, kas čia. Kas čia? Pin kodas. Čia spina. Čia kodas yra, gali neturėti raktų ir atsirakinti kodą, duris, žinant. ne? Čia Okay. link Ten kažkaip Fordo vibes. šitų visokių ypač įmonių, Jo, kad jiem raktų nereikia. Fleet šėrint. car. Kiek jisai sveria, nes Suburbanui, pavyzdžiui, Suburbanas yra tiesioginis konkurentas, man atrodo. Bet šitas jeigu visai cool. neklystu jam. Šitas Blemba, visai cool. čia- Suburbanui reikia Kurių čia atsakyti. metų jisai yra? Čia visokie videkus gali žiūrėti ir panašiai, sėdinės šildomos visus. Nu, tipo. Nu, Man te- skydelis, tai pažiūrėk, Ne. kuras tai kaip iš žigulio. Jo. Skydelis tai baisus. Kurių metų? Palauk, iš kidustų. Negera jam jau. Jo, man paskutinioje. Čia subražyta, sudraskyta biškai, bet gerai, jo metai yra 2.11. 2.11. Nu tai... Nežinau, šiaip jei atvirai, tai nei to. Ne. Nu, tipo. Šitą vien dėl... Ką pasakysi? Lengviausia versija 2 tonos 600 Tai čia dar normalu. iki 2 tonų 850. Įsivaizduok dabar. Tai ta sunkiausia versija, nežinau, ar galėtum subo kategoriją, bet tą lengviausia gali. Ką įsivaizduoju? Įsivaizduok Suburbano negali. mieste su šituo. Ne, tai gali su B, bet su Jo. priekaba jau negali. Mieste su šituo tai būtų nelabai. Tai jis kablio neturi, tai kokia priekaba. Ta prasme, viskas Nu, aišku, čia tvarkoj, jaučiu jo. užsideda gal. Jau įsivaizduoju, kai tu parkuoji Akropolį. Nu, jis kaip Volvekas sveria. Jeigu Aha, 2.6, tai mano Volvo tiek pat sveria. Gerai, dabar pagooglink ilgį. O tai kaip su priekaba yra... 3,5 tonos su B kategorija gali tu vilkti. Bendras sąstatas. Bendras sąstatas. Vienos ašies Tai, priekaba. tai, Bet gali, tai gali, vadinasi, šitam dar tono. Nu, jo. Tai nelabai ką. Nu,
Tai žiūrint, kiek priekabas. Ne, bet ar ten nėra kažkaip, kad bendras sąstatas 3,5, arba tada jei viršyje 3,5, tai tada priekaba negali sverti virš 8 pm. Tikrai Ne, neįsivaizduoju, čia man tokio atrodo, čia nėra. Tai jo ilgis yra 5,30 cm. Palyginti su X, kiek? Tai atsiminkit, 5,30 m, x5. X bus 4,5. 4,80 m. Tai 5 cm. Tai netiek ir baisiai didesnė Jie mašina. tik atrodo tokie, supranti. Normaliai. Gal Tai va, tai stogas dėl to. iš manęs buvo 2 skelbimukai, aš taip daug nepasirinkau, iš tikrųjų pagalvojau tiesiog Amerika, kas yra Amerika, tai vat pagalvojau, negalvojau apie tos kotletus, kur visi veža nelabai įdomu. Tai, o tai kur Dodge Challenger? Dodge Challenger. Dodge Aš Challenger. tikiuosi, kad mantelis bus įmetęs. Bet mantelis nieko neįmė. Nieko neįmetęs. Tai džiugas įmetęs kažką. Pirmas yra ten tiesiog... Labai įspūdinga parašyta komentaras, gerai, pažiūrėjau. Uiktu, tai čia pašitus. Jo. Čia šitą mačiau aš gyvai. Čia, kad trumpai Čia čia yra Jo. Chevrolet Suburbanas GMT štuka 500 su Unimogo tiltais. Siūlė man įpirkti. Už kiek? Reikėjo pirkti. Tiek X-papas jaučiu kainuotų. Jo. Čia yra Unimogo tiltai ir jį visur leisdavo pirmą važiuoti realiai, kiek žiūrėjau video. Tai... Bet jūs neįsivaizduoja dydžio. The presence of it. Čia šalia stovi. Jeigu mindė įdėtum, būtų toksai iki, Jo, čia, jo. iki rato, o toksai stovėtų. Čia man į jį įlipti reiktų su rankom. Biškį. čia fotkės iš antro aukšto namo darytos yra. Nu, greičiau fotkės varždavai. Gerai, Pažiūrėjau, ką čia dar. Platforma. Anglas, ne? Ne, Ne. tik registracija angliška. Tipo, Nelabai tu galėtum Davai, važiuoti. MOT čeką. užregintum, tipo Lietuvoje. Jei sakytum, kad motą turi, Tai jeigu tech pasą pasiimi kažkokį. Kaip tu jų užreginsi? Tai tech pasas Kaip kažkoks. tu Ne žinai, tech nu, pasas, bet tai- sport pasas. Ne, tai sportinį jo, bet... Sport pasu užsireginsi, o Ir kas kas? dar įdomu, Unimogo tiltai yra portalė. Jo. Dėl to yra įdomu. Šitie prop shaftai, nu kaip jie vadinasi. Įsivaizduoju, kad eina Pusašiai. tiltas ir tada Jo, Nu, ne į tipo- rato centrą eina o į pusašis, viršų. Jo. o eina į viršų. Ir ten portalas dantračiai Ne tai, žodžiu. kad į centrą. Nelaužo, tipo. Ir lengviau Jo. liftinti Jo, jau čia. daugiau jo. laiką, jo. Geras. Tai dėl to ir sudėjo. Jie dėl to ir gali traktorinės, traktorinės padangos visiškai traktorinės pigiausia, ką gali sudėti tokį. Burba. Burba. Elektrik. Čia ne nuo tos mašinos numeriai uždėti. Tai čia tiesiog toksai. O kas yra, pažiūrėk, kas yra Burba M1. Manyčiau, kad nuo belekokios mašinos. Čia Arba aš bus blogai koks- numeris parašiau. Koks labai mažas EV, kai būna tie Pažiūrim, ar aš teisingai numerius parašiau. LP. L1 BDZ. Jo, gerai. Burba. Net. Čia tiesiog išgalvota kažkas. Man atrodo, kažkas kažkur toksai. vokta čia galėjo būti. ištrinkta vieną burbą. Ir paskutiniai simboliai gal irgi. Okay. Gerai. Okay. Burba Car. O, Elektrik gali būti toksai? Gali. Birba. Birba. Bet tai vėl netaip parašyta. ai, nu žodžiu, čia išdoksinam. Nereikia. kažkokia. Jo, čia. Tiesiog įspūdingas modelis dėl to, kaip padaryta, noriu su kiek darbo įdėti. Ar važinėjimui tai nėra gal toks 20 įspūdingas. tūkstančių. Nu, Nu, gerai. žinai, Jau Unimogo geriau tiltai. korvetį užpėm. Žodžiu, pirmas, tada antras skelbimas yra ilgai stovintis Taho skelbimuose, kur, nu, man negražiai padarytas jisai atrodo. Bet norėtum nupirkti. Kapotas, Ne, tai kaip man- Mantvė atrodo padarytas. Toks, man atrodo, sugadino- Need for Speed Underground 2 grinai toks buvo. Tas, kur uždedi, gali reguliuoti dar, kiek daug iškišto nori ir viskas. Jei nebūtų raptorium dažytas ir dar jo du raptorium, tai gal kitoks vaizdas būtų, nes dabar jis toks sugeria šviesą visą. Kaip Aha. Avanta Black. Ble, būtų Aha. geltonas, tai būtų tema. Oi, salonas, tai labai gerai atrodo. Salonas gražiai Tai padarytas. čia džiugai, tu kažką turėjai panašaus. ar ne? Peilis į tai. Čia nepanašu į Taho. Ta Čia prasme, yra senesnis Taho, jo. kažkas pagal užsakymą siuvo sėdinę. Su inicialais. Čia aš inicialas. nekėjau su žmogum, kuris darė šitą, tai čia darbo daug įdėta yra, bet tiesiog aš manau, Bet kad... saloną tai ne jis siuvo, jau čia Amerikoje siuvo. Ne, jisai Jisai? viską darė, jo. Tipo, Jisai čia viską sudėjo. Nu, šitai bet mašinai. dėt savo inicialus ant sėdinių tada. Jo, čia toks amerikietiškas dalykas. Ne, Blemba, ne, šiaip sakė, cool. jisai dėjęs. Bet, Cool. bet man tai Nu, gaila. ir tada Ir kaina ta paskutinis- tokia visai dar palyginus.
Su anais palyginus. Nu, jeigu Ne, tavo vardas pavardės tampa inicialais, tai gal. Paskutinės yra tiesiog šiaip yra įdomus, nes čia aš sužinau šiandien apie naują stilių. Man čia atrodo, čia iš tikrųjų... Amerika, broli. OBS-as, blemba. Ankstyvųjų 2000-ųjų, čia dar ne OBS-as neskaitos, iš tikrųjų, čia yra Čia dar senesnis? C1000, ne, čia naujesnis, C1500, ankstyvais 2000-aisiais čia buvo Šiaurės Europoje ir Amerikoje buvo tuningas toksai traku, kur bandė padaryti, kad jie atrodytų kaip, sunkvežimis fūra realiai, žinai, ta prasme. Tai dėl to yra pažemintas, sudėti running boardsai, stekai sudėti jo, langelis, tas varsiu, kad atrodytų čia kaip sunkvežimis. Jo, panašu. Blemba. Šiaip geras. Aš manau, kad American Spirit tokį nuvažiavus, žinai, Nu, čia būtų labai kietai. Toks, sakau, pendžiobas keistas. Ui, Eik, tu Aha, savo tai čia atrodo. grafija Panašu. ar vrapas? Manau, kad aerografija Aerografija bus, aš manau, tikrai čia iš tų Geras. metų nerepindavo turbūt. Blemba, aš tikiu, kad dar šitos fotkas įmetus kažkur rastum dar. Kažkur Amerikoje, kur mytė buvo, blemba. Arba Norvegijoje. Pedalas gazo, pažiūrėk. Jo. Koja, lapkiai tiesiog. Čia, žinai, jeigu kelyje du būtų buvę įmanoma tuninguoti. Tai būtų tokie modai. Nu jo, Skydelis kaip to, kur pirmai žiūrėjom. Gerai, kiek pinigų nori už tą gaidą? per daug. Nu Labai kaip, daug. retas modelis, tu prasme, iš esmės, retas modelis. 11. Tai aš galvau daugiau norėjau. Blemba galvojau daugiau Jo. irgi. Šiaip už kokius Didelis. 6, sakyčiau, dylas. Dizelis, pikapas. Nu, Bayeris, net neskaitoma, ne aprašymų, nes čia labai Čia daug. daug, jo. Amerikietiška klasika, dėmesį įtraukiantis. Nu, tai viskas kaip ir aišku, čia stojau to mašiną. Žiauriai gera. Nu, cool. Ką žinau. Šiaip nėra daug amerikietiškų mašinų, kurios būtų ne kotletai ir ne Jo. kažkokie ten O taip, jeigu Mustangai. įsijungi, tipo Jo. ieškoti, tai ten, jeigu vien tik žiūri, pavyzdžiui, Amerika, pirma registracijos šalis, tai pilna ten privežta. Yra tų visokių Mersų, visokių, aš nežinau. Volvo, Mercedes. Mačiau, bet nedėjau. Pontiac Solstice. Jei gerai, yra vienas. Į Lietuvoj. difus mėtas dar. Jo, visai geras. Pontiac atstek. Nebuvo. Norėjau, ieškojau, nebuvo. Esat matę Lietuvoje šiaip? Taip, Esu vieną matęs. Vieną. taip, taip. Ir skelbimus iš jų būdavo. Būdavo, ne? Brolis ieškojo, kai serialą žiūrėjo. Ai, Breaking Bad. Ja, paskui matyti išpirko, nes mačiau nuomą yra paleistas. Tik dėl to, man atrodo, tik dėl to. Taip, taip, yra paleistas, bent jau buvo paleistas, kur tipo išsikviesti į šventę, žinai. Ir dar atvažiuoja su kostiumu Breaking Bad. Čia, žinai, kur ilsiai buvo, kur tuos išsikviečia ten stripperius, išsikviečia Trumpo personatorius, tai tu tiesiog tipo visą full paketą, žinai, su Heisenbergu. Lietuvišku Heisenbergu. Bet būtų tema, jei vakarėlį daryti kokį tai visai. Jurgis. Airijoje, kai buvau, pasirodo, ten tema yra amerikietiški kemperiai. Bet jie USA motorhomes. Tie dideli. Tie Kur jie ten važinėja? Nu tai plentutė. Airijoje? Jo, mes kai Airijam buvo. Kaip jie ten Važiuoja nuo telpa? migrantų. Ką? Kaip telpa? Nežinau. Bet į Mondelą buvo atvažiavę porelė su tokiu kemperiu, pasistatė padokę. Tai, Nes kitur netilpo. nu jo, turbūt. Bet jis, ta prasme, sprinterio dydžio, nu didesnis už sprinterį. Nes yra tie, kur labai dideli. Bus Bet- tie. Tai, bet Bet Airijoje, kai tie kainuoja nekilnojamas turtas, tai Aš aš... tave, man tai žavi tokie, ne Tai visokie. mane žavi. Tai Nu, aš dabar, širdį aš dabar dar amerikietis, ieškojau skelbimo, kad nu, būtų toks, tai Lietuvoje nėra. Nu tai jo, ten aišku reikia Airijoje, Anglijoje ieškoti, bet kai yra vairas. Kai yra vairas ir už jį mokėjo, dabar bijau pameluoti, 25 000 gal eurų. Bet mokesčiai dideli. Bet tai ten ir, ta prasme, ir kuras. Ten, Road taxas 5 štukas. ta prasme, žiaurų viduje. Nesužima vietos kaip 4 mašinos. Bet viduje žiauriai daug vietos, ta prasme, žiauriai patogus. Nu tai va gaila, neturiu ką parodyti, bet nu, tai, va, toks tiesiog irgi. yra Faktas, ne? Faktas, jo. Cool. Galėsim apžvelgti man kada tai- nors. Kemperis. Nu, Kemperis. motorhome jau čia ne kemperis. Jau... Jo, Tu garsiau saky. Man tai, o jeigu pikapas su ilgu Ne. bėdu, Yra parduodamas. Jo, su platforma tas, kur praeitam podcast'e aptarėm. Lemba, šiaip atsimenat, kai iš namų darėm Gyveni tokiam. podcastą ir mes žiūrėjom kažkokius ten tos kemperius, tas buvo Lenkijoje, tie sunkvežimiai. Taip. kariniai tie. Aš Tas tų geras buvo. nepamirštu, Jo, aš tas tų geras nepamirštu. Jo. Ten Jo, geras. tikrai geras buvo. Ten Aš apie 10 mačiau, štukų kainavo. šiaip fainai, nes mačiau, Gera kaina. kad nuotraukas Unimogo kažkokio padaryto faino buvo. Tai unimogų pilna pridarytų, bet jie Yra- kainuoja po 100 Yra kabų. Bet tas Lietuvoje. geras buvo, kur tikrai kaip istorinių įsiregintum, nes ten su visais dokais. Tymo mašina. Jo. Yra Lietuvoje iš Unimogo padaryta pirtis mobili. Liūdna. O atvažiuoja, pastato ir Ai. tu pirtį turi. Šiaip Važiuoja. Važiuoja. Blemba, šiaip unimogo gaila. Aš siūlyčiau, Sprinterą galima padaryti, žinai. aš siūlyčiau pabaigai
kad jau ėjom apie amerikietiškus skelbimus, įmetam tier listą, pasidarom amerikietišką, o paskui perėsim prie videko, jau ten nebūtinai Žiūrovų kažką žiūrėsim? Žiūrovų dar irgi yra vienas, tai jo, bet galėsim palikti Vienas yra tik tai. Ne, nu, bent jau vienas, tai tikrai mačiau yra. Ai, palauk, jo, tai pažiūrėsim. Gerai. Tai siūlyčiau, padarom tier listą, parinkau čia kelias mašinėlės, galim įvertinti, kaip manot, kas yra kas. 10 yra mašinų. Ar padaryti ir listą su gudručiu? Šį kartą biškai bus gudriau tier listas, tai jeigu Lukas pajungs ekraną, galėsim pamatyti. Ir aš sakysiu, jaučiu kokią mašiną ir sakykit, kaip manot, į kurį kraunamės. Pirmas yra, kas čia yra, Mustangas. Pagal ką vertinam? Muscle caras. Pagal ką vertinam? Aš turiu klausimą, pagal ką vertinam? Tyrose S yra aukščiausias tipo, geriausias, o... Super. S yra, taip, geriausias tirsas, o toliau... Aš galvau, atskaitosi. Ne, S yra superior. Jo, S yra Nu? best of the best. Tai va, turim Mustangą. Aš čia nežinau, kodėl jisai taip stankiuosi, bet davai. Mustangas, muscle caras. Žmonių ieško. Bando pabėgti. O tai gali fotkę padidinti ar ne? Neina padidinti Nu, fotkę. tiesiog Mustangas. Mustangas. Ne vien Mustangas, šiaip muscle carai, sakykim. D. Čia iš amerikiečių, čia Bet pagal ką vertinam? Kaip kategorija? Nusprendžiam, pagal ką vertinsim. Tipo, pagal... Ar norėtum? Ar norėtum, tipo, bet nu ne bullshit, viškai, kaip Lietuvoje. Aš norėčiau pavažinėti, bet neturėti, žinai. Nu, tipo. Kad pravežtų, gal linksma būtų, žinai. Ne, nu tiesiog, nu tai pagal ką vertinam, pagal tai kokias mum emocijas sukelia ir viskas. Nu. Geriau, kad pravežtų, nes tu nestovėsi šalia kelio. Man Mustangas šiaip tokia mašina, kur tau nebūtų gėda su ją kažkur nuvažiuoti. Tai tu kaip buvęs Mustangų savininkas. Šiaip, Aš senesnė. Šiaip Mustangai, tai jeigu dabar yra šiaip... Toks, dabar visai cool jau. yra Dabar cool. statuso dalykas. Taip. Šiaip Jau cool. Mustangas yra negėda ir Mustangas yra daug kieno svajonių. Aš tik, Jeigu ne apie makį kalbam. Aš asmeniškai tai nesakyčiau, kad čia superiors, statyčiau į A tikrai. Aš A, Jis nu. visai toksai cool card turėt. Ką užkadriai galvoja? Turi minčių? Aš manau, reikėtų įvardinti laikotarpį, kad kurių metų gal labiau, nes labai priklauso. Ai, būtent muscles. Nu, Šiaip, bent jau. bet kuris Mustangas vis tiek, jis, ta prasme, Nu, yra tu tie šudinų, bet pravažiuosi gatvę, ir vis tiek atsisuks vienas. nes kitas arba žmogus. tie patys OG labiausiai, tai tikrai kietai, naujausiai jie šiaip, geros mašinos, jeigu neko būstas. Tai... Nu čia, jeigu pradėsim įvardinti, žinai, kiekvienus metus, tai bus labai daug. Ten Fox Body vertinsi, net ir Fox Čia Body. vien Mustangų galėsite Ne, tai atskirti Body listą. labai- Aš manau irgi, kad A, nes yra toks, kur cool, man Bet ne per daug. nėra stebuklas visiškai ten nesvajonių, bet cool, tipo, aš gerbiu. Aš imčiau naują arba patį seniausią. Tai va, jo, tą patį. Jo, tie Tai čia- naujesni failai. Šiandien dar, fun fact, tikrinau RTR kainas. Ai, čia tu jie ready to rock, ne? Kas tai yra? RTR, nu čia amerikiečiai. AMG Mustangas. AMG Mustangas. Neatsimenu. MK Mustangas. Longitude Junior kompanija Jo. Dinas Europai. Jo. Leidžiu jūs. Vertinkim tuos, kurių nuotraukas čia matom, manau, bus paprasčiausia. Tai kad, taip pat ten maža fotkė labai. Nu tai Matom. Tiesiog Mustangas, ta prasme. naujesnis čia tas, kur kokio 212 kokio, gal By the dar way, naujesnis čia. RTR, dabar tas Max Editionas 100 tūkstančių, man atrodo, kainuoja. Solidu. Sprinteris išeina geras, pilnai ekipuotas. 3 korvetys. Guriu. Ne, ta prasme, Išeina sprinteris, kompaktas, sportinis, tiesiog lizinginė Škoda ir dar žmonai tikrai kažką nupirks. Nu, tai jo. Neįrengtas kotedžas. Išeina, kas išeina, gerai. Toliau ką, Siena, Toyota Siena. O, čia tikrai nes. Mantelis. Ne, gerai, aš sutikčiau. Family SUV toks. Nu, ne SUV, minivanas. Atsiprašau, minivanas. Ne SUV. SUV, tai Mindaugas mėgsta. Atsižvelgiant į tai, ko ten prifarširuota būna, tai... Family minivanas. Aš įdėčiau į A. Ne, tikrai ne S, nes jeigu Mustangas A, tai... Ne, nu tikrai nėra geriau už Mustangą. B turbūt, nes Aš B, sakyčiau. toksai... Kai turit 6 vaikus, Jo, tai jo. gerai, aišku, kas daugiau, aš tikrai geriau pirkčiau Sieną nei Voyagerį. Man tai atrodo, Ar tokia Šaraną. puikiai mašina susipykti su žmona kelionė. Geriau siena, nei visiems vaikams po Mustangą tada Jo, reiks pirkti. jo. Jo. Aš pritarčiau, iš tikrųjų, dėl įdėjau į B. Kas dar galvojat? Ne, niekas neturi minčių. Ai, ten labai mažiukas ekranas, pala padidinsiu. Nieko nepadidėjo, ne? Iš vis nerodos.
Delytino tiesiog. Spaudžiu presentation, bet nerodo nieko. Kaip Nu. padidinti, palauk, gal su altu kažkaip išėjęs. Kontrolerius. Matau viršui large. Ai, logot. Geriau šitaip? Geriau. Nu? Tai va, turim toliau, kas šitas, kaip sakai, Mindė vadinasi. General Lee čia? General Lee. Nu tai čia šiaip prie Muscle Carų galima dėti. General Lee. S-tier. Bet čia vien dėl to, kad movie cars. Istorija. Jo. Man Čia net nėra ką. ir šiaip Chargeris, kieta mašina. Johnny Cash. Trakas, toliau turim traką, labai mažytį nuotrauką, bet tai yra trakas. Čia yra sunkvežimis. sunkvežimis. Fūra. Blemba, Blemba, sakyčiau. pamatęs, A, tai S-tier. Aš šiaip irgi jaučiu, kad Pamatęs, gyvai tai pamatyti. apsiseilėtai ten. Ten Jo, kokio jo. Teksase Aš kažkur pamatytum. mačiau, kad Latvijai važinėja Yra. Mac Truckas. Taip, Mac Truckas taip. važinėja. Ir Bet man tas atrodo, caboveris, ta prasme. Mes net fotkių. Man atrodo, tu siuntėjai Aš fotkių. siunčiau, kad kažkur tik tokia ar kažkur mačiau ir aš Taip. labai norėčiau pafilmuoti jį. Aišku, čia irgi iš Transformerių. tipo. Kraunam jesą, ne? Aš netikiu, kad geriau už... Aš A sakyčiau. Negeriau už Mustangą. ne? Negeriau už sieną. Negeriau už sieną? Lemba geriau už sieną. Už sieną Geriau. visai geriau. Labai skirtingos kategorijos. Tipo, čia pažiūrėt, Nu, kiek. tai subjektyviai savo, vat, kaip jum emocija, kokią Yes. sukelia man. A. Nu, arba A, arba S irgi sakyčiau. Jo. Nu, jo. Jis blemba, belia, kaip didelis iš tikrųjų būna. That's what she said. Tai jie šitie dideli gatviniai, bet ar esat matę Pacific tuos miškovežius, ta prasme jų, vat, kur tik miške važinėja, jie, kaip Dar jie vadinasi, didesni. ne Pacific. Pacific Union tai traukinys yra, bet yra kažkokie Pacific Trucks, ta prasme, kurie dar masyvesni už tuos gatvinius yra iš tuos. Šiaip tik tokia išmetė, žinot, kaip būna YouTube video skarpyti tokia dokumentika apie truck, visą tą jų amerikonų industriją, kaip gamino juos. Ir ten buvo labai aiški tema, kad europiečiai ten labai senai aplenkė juos ir jie tik dėl kontraktų įsilaikė, nes ir varikliai šiaip gaidiški, nu jie dideli, jie žiauriai neekonomiški, bet dėl unions ir kontraktų jie vis dar Ir kietumo faktorius. pagamina jo kietumo faktoriaus, nes pas juos, matai, labai jam reikalingas tas extended cabas, nes, nu, didelį atstumai pas mus, tai deganai, kas... Šiaip Kietumo- ką jie turi kiečiau negu turi europiniai trakai, tai Jake Breakas. Ai, Tas okay. yra. Kur stabdo... Variklius stabdo, kur daug Jo. uždrausta yra stabdyti, nes jie tokį įdomų garsą labai skleidė. Toksai, kai stabdo, Jo. žinai, labai spūdingai skamba. Nu, žodžiu, aš manau, kad A, nežinau kaip kiti. Ja, gerai. Toliau, kas čia? Old body Kažkokį Silverado. Silverado turbūt jo, tiesiog pikapas. Tikrai negeriau už sieną. Pikapas tikrai negeriau už sieną. B ne? tyras, manau. B. Ne, C. Nes jisai... Nu, bet čia jisai Amerika, praktiškas pikapas, yra. Amerika. Tai Čia yra tipinė Amerika. Tai kaip ir Aš, siena. aišku, nu. kai Aš turėjau, aš net pas mane norėčiau nebuvo tokį praktiška mašina, nes Ne, bet aš neturėjau Ar, dangčio. ar labiau norėtum turėti sieną ar šitą Pikapą. pikapą? Pikapą. Siena. Pikapą. Siena. For sure. Pikapą. Siena. Aš irgi sieną, žinok, imčiau. tai Nes vaikų turiu, tai dėl to. Vilius lemiamas balsas. Tai dar užkadrės balsas. Ir mes dar už kadro turim pasisakyti. Tai. Nu, kas geriau? C? Tai pikapas geriau, nežinau. Aš prieš, tai mes kartu sutarėm, kad pikapas geriau. Tai kur paliekam B? Taip. Taip, Tai paliekam B. Tas pats lygis beveik. Net tikrai nedėsim į A. Tikrai nedėsim į A. į A tai ne. Tikrai. Žinai, ir atlyginį ar seną pikapą, Ne, tai ar lygini naują. sienos irgi pikapą. nenumesim iki C, nes tikrai nėra Nes blogai. siena, taip, labai Siena. gerai. Gerai, turim toliau džipą. Šitą mažiuką. Aš negaliu sakyti, nes D. subjektyvu bus, žinai. D visiškai. Priklauso koks džipas. Jeigu džipas, kur Būtent- dar būtent su šitas Renault, kainuoja. kur Chrysleris ir Renault gamino. Oi, viskas tai čia tvarkoj. tikrai D. Šitas tikrai D. Toksai Ja. yra. Šitas gaidiškas? Wrangleris čia. Tai Wrangleris. D. visiškai. Ne, visai kitaip. Wrangleris nusiema tas Ne, galas. man Ne, atrodo, dar Wrangleris, durys. žinai, aš kiek išsiaiškinau, ką vairuoja Wranglerį iš vyrų, kuriuos esu Gay. susipažinęs. Tai toks, man tai atrodo toks... Artimiau. Vienintelis, kuris žinau, kad vairuoja, taip. Tai yra kompleksuojančio vyro mašina merginų. tokia, man atrodo. Žinai, kur tu įsivaizduoji, kad bus vyriška, ten ginklai kažkas. Ne, čia grinai aš žmonai pirkčiau. Ir Jo, visai o žmonai, kabrioletas. žmonai Ir fainai. pamesta. Ką pultas? O jeigu dvi žmonos? Sakė, nori vidurio. Lemba, Pultas aš turi musulmonas. komentarų. Ne, aš apie tai, kad dvi žmonos. Ai, tiesiog. Apie žmoną komentarą ir apie... Apie Wranglerį. Aš nežinau, labai homoseksualių mašinų. Jeigu net Šiaip, jam, tarp kitko, man atrodo, jinai yra ar laimėjus, ar ten antroje vietoje buvo Po Subaru, iškiausias po Subaru. mašinos po rinkimas. Subaru. O šitam Ne, pirmoje vietoje buvo Peugeot RCZ, jeigu neklystu. Arba Audi TT. Jo, kas prieš tada? Per Top Gear čia dar senai. Bet buvo. dabar tai Subarikas pirmoje. Buzz Jo, bet Hunter suprantat, klipe irgi jinai bus, ar ne? Hmm? Buzz Hunter klipe, ar ne šita Kas? buvo Buzz Hunter klipe? Kažkokiam, Nežinau. karačiam. Džipai pasibaigia, kai
Renault ir Chryslerio koncernas išsiskyrė realiai, bet tada pasibaigė normalūs džipai. A day that lives in infamy. Gerai, toliau žiūrim, kas čia Silverado? Ne Silverado. Kas čia? Cadillac. Mama, kaip norėčiau matyti. Escaladės. Escaladės. Oi, tai čia... Blemba, reperiai. Aš gal dėčiau į sienos kategoriją. Aš ir dėčiau į sienos kategoriją. B. Galiorka sako A. Iš esmės, ar Šiaip tai žiauriai, kol aš manau, už sieną aš tą šustriau. Šeimos automobilis. Jo, už sieną aš tą šustriau, tai tada dedam. Čia yra šeimos Tebūnie. automobilis. Tikrai, Tai kad jie yra žiauriai brangus. Bet jie labai Čia, žinai, ko išlenksti. trūksta šitam tyrė reperio tos mašinos. Jo. Kaip jinai vadinasi, reperių mašina. Suzuki... Mazda MPV, Ne, nu kur visus Wu-Tang Clan. nušaudavo, kur visus... Tai Bemvose. Yra legendinė fotka New York'e tai Exhibitas, ką Suzuki vairavo? samurajum. GMC? Ne GMC buvo? Aš tai nežinau. Apie kokią mes reperių Hei, Siri, šiau reperių mašiną. Aš ir nesuprantu. Nu, davai, atsimins. Atsiminsiu. Apie Hammerį? Ne. Šitas, kaip jisai? Iron Vitas? Ai, bet... Ne, Grand National? čia mano failas. Čia yra eskalaidas, ne? Buick Aš tiesiog Grand apie National. seną kėbulą pagalvojau. Ui, Grand National Jo, tai yra, nu jo, Los Andželo tokie, žinai, tarp šitų gengų papliutus mašiną, žinai, yra. Nu. Gerai, nu ką, turim korvetį. Čia C7? S. D. S. Nors ne, C7. Arba A arba S. Ne, aš korvetę bendrai imu. Ne, tai imam bendrai, jeigu kaip Mustangą. Imam bendrai. Šiaip korvetė tikrai, nu, S arba A. Man korvetė... Yra vienas atsakymas, yra Vaikiškiau už Mustangą. toks. Absolute Corvette. Korvetė blemba, yra... korvetė kiečiau už mus. Korvetė yra actually turbūt- gera mašina. Jo. Vos ne visose generacijose. Jinai, tipo, ką Amerika padarė su mašinom, tai korvetė visai buvo aukščiausiai. Jo. Pas ją buvo nepriklausoma pakaba nuo labai senai, ko pas mus nebuvo. Po to ilgą laiką nebetrado tų brėžinių turbūt. Ir šiaip korvetė visai buvo peak masinės gamybos Daug mašinos. nuvažiuojantis motorai, Jo. LS-ai. O ką manai apie naujas korvetas? Taip, naujos tokios jos flashi labai, Čia ta bet... C7 Va dėl to naujausia. flashį man Jo, ir nepatinka. nauja korvetė yra toks grynas ubagų Ferraris. Jo. Nes jinai žymiai pigesnė, aišku, jinai vis tiek brangi, Jinai bet jinai brangi, žymiai bet pigesnė. jinai turi superkaro išvaizdą. Jo, atrodo. Taip. Bet Aglis superkaro. Bet Mano, tas ir atbaido. mano vienas geras Man draugas. nėra agli. Vėliau pagalvok apie C5 popopais. Bet C5, C6, tai... Čia yra Deftones Peak Corvette. Jo, bet vertinam šitas, kur Vertinam tą, ką fotkės. matom. Jo. Tik tai C6 korvetė ir apino, nu ir C5 apino tą pačią korvetę kaip brandą. Nu, tas, Jo. jeigu ne tie modeliai, tai būtų... Nu šiaip C4 dar visai man Nu, toks... jo. C4 tai labai raketa yra. Bet grinai tos iteracijos ir Jo. pakelia į S-tyrą, Jo, jo, sakyčiau. C5, C6 yra... cool Dedam į cars. esą. Dedam į esą. Tai aš nesuprantu, vienu momentu mes Tai- bendrai žiūrim mašinos, dabar tik tą modelį. aš sutinku dėl S. Nu, ta prasme, jinai tikrai geriau. Peak engineering. Su korvete varo į Le Mans. Taip, taip. Nu, Šitas jie... šustrau. Man tai kieta. Paliekam esą, aš manau. Vienintelė Dalykas, mašina, kaip kurį sakai, kad norėčiau turėti Kai Amerikoje. sakai, kad į Lamaną važiuojas, dabar jau suknisos tos korvetės, nes skamba kaip Ferraris, nebėra to amerikietiško garso, tai toksai... Ne, tai nes su flat plane crank dabar Nu, jo, jos, bet, nu, net, nu, bet žinai, čia žinai, koks skirtumas, man emocija, tai yra S-tyro korvetė, net apart C3. Bet čia C8, O šiaip, C7. tausme, pažiūrėkit Septinta, man fotkę atrodo. pačios pirmos, Ar aštunta? pačios. Jo, Ten jo. Fucking Taip, taip. sexy. O nebuvo, kad kažkuris dalino astronautam, kur Taip, taip, taip. Centras gal, ar Ne. Astronautam? Centras. Centras dalino astronautam, jo. Tie Apollo misijose, visi, kurie dalyvavo, gavo po korvetę. Bet jie negalėjo jos gauti dovanų, tai jie turėjo nusipirkti po Už dolerį. dolerį, jo. Jo. Ai, Ne, nu. gal- Nes jie yra padovanojo. government workers ir jie negalėjo kaip kyšio gauti dovanų, tai jie turėjo nusipirkti už dolerį iš Chevrolet. Ir Labai ten kietai. būtų daug istorijų, kaip jie ten lenktyniaudavo, ten Floridos tose kaimuosiuose. Pavydžiu. Ne, kietai korvetė, žinokit, Pavydžiu, aš... pavydžiu. Gerai, ką toliau turim? Fordas, kas čia? F100 PM, kas čia? LED baras kažkoks. Va, čia kaip pasako Amerika, tai va, aš taip Va, toks įsivaizduoju va, Ameriką. Kalnuose dar. Jo. Tiesiog... Čia vien tiesiog įmečiau, pikapai. kad fotkį lengviau. Ar čia matytųsi. Raptoris? Man atrodo ir pataikęs tu. Gal Aš irgi Raptoris. sakyčiau, ar Nežinau, pataikė. ar Tiesiog čia Raptorius, nes tiesiog nesimato didžiosios Visiškai normali amerikietiška svajonė. Taip, B. A. B. B. Iš esmės, regular traffic. Jo. Žinot, kodėl Kartu ne su A? siena. Nes jie, žinai, kodėl ne A? Nes jie
kažkuriuo momentu pasidarė visai poš, turėjo tos didelius pick-upus ir jie žiauriai subrangė. Anksčiau tai buvo darbininkų mašina, o šiaip tapo šeimos. Šiaip šitas, vat, pavyzdžiui, Fordas labiau capable už tą Silverado, ar panašiai. Ką tu tarkim, lyginsi capable? off-roadinant važiuojant, kažkur vežiojo Tai dalykus. čia labai skirtingi laikotarpiai. Versijos skirtingos. Aš manau, čia, žinau, kaip BMW prieš Audi. Čia yra jau karai dėl to Kyrilo. Pas juos yra Chevy guys ir Ford guys. O Raptorius, tai ten F-150 tipo. Yra Raptorius, F100PM ir Rangeris, yra dvi versijos. Bet aš Ir manau, dar Dulis tada, ne? Kas? Dulis. Bet Dulis ne Raptorius. F3PM yra. Jo. Okay. bet tas F2PM tai aš- ir F2PM jau ten tie King Ranchai skaitosi. jie mažesni, ne? F2PM? F2PM. Ne, F100PM Jie didėja. mažiausia. F100 Jie didėja. mažiausiai. Ne, Rangeriai mažiausiai. Ai, nu bet Rangeris ne F, Jo, jis ten yra yra. Rangeris. Tai va aš to ir klausiu, ar Rangeris pagal keblą yra 100 pems? Ne. Ne, čia Nes skirtingai. Rangerį Europai Tai tada maišom, nes darbininkų mašina visada buvo 100 PM, 2 PM. Rangeris nebuvo. Ne, Rangeris tai darbininkų būdavo mašina. iš vis, Anksčiau- juokas būdavo. Žiūrėkit, Visos. anksčiau F100PM būdavo Rangerio dydžio tiesiog. Nu kol taip, neišpūtė taip, mašinų, taip, nes realiai padidėjo mašinos, bet kūzavo dydis tai nepadidėjo visiškai. Tai yra ir F4 PM, ten jau tie jau utility truckai, kur jau ten... Tai ant F viskas Taigi yra paremta. šitas, Šiukšliavežiai, per- gaisrinės, medicina. Greitysitegi buvo pirmam pačiam. Buvo Lightningas. Taip, 100 PM. Čia 100 PM performance buvo. modelis. Jie turėjo, buvo. yra, jo. Tu prasme, ir jinai atrodo net nedidelė. Yra dar GMC, tu turi, žinau, Tornado. Taip. Ten. Čia Yra Tornado. Čia ir džiuga yra- tema vis. Vidurius suburbanas. Jo, bet yra Tornado ir yra dar kitas Cyclonas. GMC. Cyclonas. Wow. Jo. Gerai, jau čia. Čia yra, čia nubirino. yra amerikietiškas Pajero Evo. Čia, realiai. čia jo. O žinot, pick-upai, kodėl ten tą, džiugai žinosiu, kodėl tas yra pick-upas apskritai. Meksikiečius varškas. Šis meksikiečius deportuot. Ne, šiaip nežinau šito. Draugelis, kaip bendradarbis buvo Amerikoje, kaip tik pasakojo grįžęs, sakė dėl to, kad tipo telpa kaip tik paletės, nes pas juos visi namai pastatyti yra iš tų, kaip ten, presuotų plokščių, tai kaip tik visi tie bedai yra Ai, viskas lygiai, kad pritaikyta. plokštės tilptų, kad namus construction workeriam Bet žinai, padarytos kas mašinos. Pas juos, pas juos namai pastatyti kaip mantelio pertvarą. Taip, taip. Ir visi tie Šiaip kas, bet šiaip keista, loviai yra dėl tiems naujų, dėt dėl tokio naujų padydžio. pasiginčyčiau, nes pavyzdžiui, mano dar... Gal naujus skaitosi, didesnius jau daro, bet... Ne, nu, kaip tipo- tik mažėja. Ai, mažėja. Mažėja. Nes tipo, namai mažėja. visi nori pick-upo, bet nenori tipo to bedo, nes nenaudoja niekas bedo. Nu tai logiška. Darbo Kam reikalų. jo reikėtų? Šiaip aš žiūrint į tą listą, gal tą, kas ten Silverado prie sienos. Prie sienos jo. Aš jau Gal jį dabar pakiristų į žemyn. Jis gal ir žemyn kristų, nes nėra toks. blogiau už F100 PM, Jo. Manau, kad jo ir už sieną atrodo. Dėl to, kad dar senesnis. Jo. Ir tas biškį. bet jisai tikras utility. Nu jo, jeigu jo bedas naujesnį didžiausias. modelį paimtumėm, va, Taip, taip. su šitu tai būtų tam Jo. pačiam levelį. Bet šitas senesnis. Ne, net ir naujesnį, aš gal sakyčiau. Bet ką mes F100 lyginam, nes jeigu paimsi F100 PM ir Silverado bet dydį tų laikų, tai Silverado didesnis gerokai bus. Man tai F100 PM su Amerika tiesiog asocijuojas, bet Taip, čia gal taip. mum europiečiam. Ne, bet jo. ir šiaip jie patys, F100 PM čia yra... Nes, nu, F-150. tai net albumą neįmino šitas Post Malone'as. Taip, tai tikrai Ne, Silverado F1 žemyn. Trillion. Nu tai, bet tipo. Bet džiugai, tai tik nedidį esmė, kaip naudoji. Shots fired. USA. Ką sako apie mane, jeigu aš iš savo Kolorado buvau bedo pasidaręs baseiną? Grūdam žemyn viskas. Grūdam žemyn. Aš girdžiu, kad norit, tai metam žemyn Nu, viskas. Gerai, gerai. ta Hudsonas. Gerai. Ką, Hudsonas čia? Ne. Ne, čia kas? Čevelį, ne? Ševelė, jau. Send the Nu, baby. Šiaip žiauriai seksy mašina, ne? Nu, faina, Žiauriai, jo, faina, Žiauriai. bet- Nu, pripažink. bet pagal metus Ar tai vairuot? eitų į C irgi kaip senovinė Ne, mašina. aš Aš tai žinau- tikrai kiečiau. Aš žinau, kad su jiems sudėtinga vairuoti yra. O čia nėra šita šivelė, kur, nors ne gal ne šita, kur Charles Mansono vaikai važinėjo ir nužudė Hollywood'e Sharon Tate. Man atrodo, kad Amerikoje su visom Aš tai mašinom yra kažką nužudė. O, ne, nu tai For sure. nėra ko norėt, kai Amerikoje kiekvienai mašinai turi bagažiniai būti trosas, jeigu tave pagrobtų, kad galėtum atsidaryti. Daug ką pasako apie valstybę. Yeah. Kitas dalykas, jūs šiaip aš dabar žiauriai dažnai pastebiu, žiauriai daug senų amerikietiškų mašinų yra Lietuvoje. Palyginus su Jo. kokiu 10 metų atgal, Yra tikrai daug. Jo. tipo, jūs, aš Tai daugiau ir matau, su nei Japon- Civikų ir su penktukų. japoniškom. Ne, nu yra ir su japoniškom. Žmonės tiesiog džiauriai kietą GMC Jimmy laiko tiesiog pikapą. Jo, bet ir šiaip Tiesiog būna bute. Aš važinėja. statyčiau į bėdą, davai pabaigiam su šitu pastatom ir... A,
Nu, aš sakau, Aš manau, jo, gera mintis. tokiam vien levely dėl to, kaip kad siena, visa sudėtinga kita. vairuoti jos yra labai šiaip. Jo, nu jis tipo cool, bet aš nežinau, ar tiek cool. Ne, nu kaip jinai tokia šitie. pakazūchinė mašina. BC tokia. Tipo, cool, atrodo kodėl, cool. Palaukit, o kodėl sunkvežimis trakas iš SIA pateko? Jis ir Mes buvo. nubalsavom ten. Ai. Taip. Gerai, dan. Viskas, Visai, ane? visai gerai. Geras, net ir realistas. Gerai, kas dažiūrėjot, pakomentuokit, ar geras O realistas. kur, ar sutinkat? kur Kamaro dėtumėt? Ir jo, kur Kamaro dėtumėt? Su Mustangu turbūt. Aš Man ne. už Mustangą nekėčiau. Jo, man kaip tik Kamaro toks Yra- kažkaip... Marozų kie- mašina. Bet jeigu kietai- SS sena. Kietai Kamaro Kamaro- buvo... Dar Chargeris, per- per- Challengeris, per- visi tie dar irgi yra. Nu, tai Ne, tai Bet yra jie jau geriau. Barakuda, yra... Kamaro asocijuoja su labai tuo daug. iš Jonavos to bičių, kaip jisai... Ai, kur... žinau, kur Civica turėjo. Kroje? Jo. Man su juo asocijuoja. Tai vad Kamaro nėra- yra toks specifinis kontingentas fanų, žinai? Tipo, yra sentimentai su Transformeriais, bet ne... Tai va, Transformeriai bandė padaryti ją kietą, bet man kažkaip... Tam Jo, momentui per- tikrai per- padarė. taip, Tam jo. momentui tikrai Bet padarė. šiaip dabar va pažiūrėjus, ypač žalia kažką. Jo, nu ir Baisios tipo, jos. šiaip labai daug jų būna V6, kur ten apie nieką. Ir mane tas erzina, kur, o, eik tu savo, ar tu matyči. Ir ten tiesiog yra visiškai nuominė mašina Amerikoje. V6 Camaro yra nuominė mašina. Šiaip Mustangas ar nėra pigiausia nuomonė mašina? Tai kurią gali EcoBoost, pasiimti? jo. Ta prasme. Bet aišku, Eko būstų svapina dabar daug kur šiaip. Jo, Manau, kad niekas. pigus svapas ateinančių laikų tikrai bus Ir jisai pigesnis. kilovaterių Ir normaliai. jie piges. Kas ten? 4 cilindrai, neturbu. Jo, jo. Manau, kad su laiku jis Visiškai taps europinis pigus ir variklis. įperkamas visiems svapas. Galimai kažkam BRZ pravers. Labai. Šiaip daug yra dar Viperį, va, ne, nu, čia galima irgi vertinti, kas yra labai kieta mašina. Yra labai daug masalkarų, kur mes tiesiog, nu, jų netokie populiarūs kaip AMC visokie, Taip. Paceriai ir panašiai, ten Barakuda, Pontiakai. Kaip vadinasi tas nedodžas, kur su to dideliu spoileriu vingu tokiu? Jo, jo. Dodge Daytona. Daytona, va. Tai ten Nu ten Kosminė kosmosas. kaina jo. mašina. Tai taip, bet šiaip mašina. O ten net kosminė. tas pats General Lee su ne, apdaila. ten yra jo, ten yra Nu, Chargeris po taip, apačią, taip. bet jis, nu, su... Nes General Lee yra Charger. Jo, jo, Nu, jo. tai Nu, taip tas pat, pats Vino Dieselio, ne? jo. Tik tais Daytona jis yra, nu, ten Nu, super apdailo, special. jo, ir apdailos tos visos. Ja, ir ten mažai, jie homologuota Tas mašina. Irgi Naus sentimentai Kaunas. nuo- Jisai ratų galima filmuoti. labai paprastai palyginti, kaip yra Mersas, ne 190 ir tada yra ten tas Cosworth, karočią, Taip. Evo Taip, 2. Evo. Nu, tai čia Jo. va tas pats. Okay. Tai, nu, Ką? Revidos. Norit videkų pažiūrėti? Davai. Baigime Po vakarą. praeito savaitę, po praeito karto visai. Jo, aš galvoju, tik tai ir videkų pirmiau. Nu gerai. Šiandien dieną paprašiau, kad atsiųstų kažkas iš Instagram sekėjų savo mašinų paheitinti, tai gavom tik tai vieną amerikietišką, tai ją ir paheitinsim. Tai yra Mazda. Kaip jisai pats Nu, nu. tai parašė. čia jau ir, nu, tai, Nėra. man Tai čia insultas. viskas gerai. Čia. Amerikietiškas importas. O tokia va. Bet čia. Tai čia... Ar čia amerikietis? Mantelis jau čia stalo nėra kelia. ta prasme, čia- Milenija. Jo, Jo, čia tai ta tada amerikietiška. tikrai amerikietiška. Nes Ksedas. Bet čia priekio varoma. Geras. Priekio varoma. Ne. Šiaip geras. Nematęs jaučiu gyvai. Gyvai tokios, aš irgi jaučiu nematęs. Spėjau 3 litrai V6. Nu, turėtų būti. Jo. Lembutas. Panašiai mantelio turėjo, ne? Žinokit, jau tikrai. Ne, aš norėjau vienu metu. Akys irgi blizga. norėjau Ksedas. Tai Nėra, aišku, kad tu mantelio praeitą mazą dabar apkasuosi Ukrainoje kažkur ten guli. ne? Mano šešta, Jo, tai šešta. taip. Šešta Ukraina. Lemba, Ne, bet tai šeštą amerikiečiai kažką nurašė. turi su salonais, ta prasme, jie Kremas. susideda, jo, bet susideda savo, ta prasme, odą. Jo, jo. Europo ten nemačius tokių Jo. opcijų. Nu, arką matau, kad prabangesnis. parūdijus, va, tą galim paheitinti. Šiaip tai čia cool mašina. Čia vairuotojas gulintis važiuoja. Taip irgi atrodo. Šiaip daug ten pasiekė. ambientai tokie va sudėti. Čia ir pro galą įlipa. Mazdiniai tie tokie grinai, žinai. Ne, tai čia atidarytų durų. Tai jo, lemputė. bet mazdiniai tokie, tos Jo, lamputės jo. labai iš vaikystės atsimenu šias. Nu, kietai, ką, žinau, Tai kietai. net nėra ką heitinčiai. Kodėl jūs mums siunčiat mašinas, kur nėra ką heitinti? Nu, ratas. Aš manau, kad pasigirdžiu. Ratai. Čia ne čia X8? RX8 ratai, man Jo. atrodo, stokiniai. Panašus. Turi skylutės būti dvi prie kiekvienos skylės. Aš galiu paheitinti. O tai čia džipą padarėt. Nu, ja, nu, ką Šiaip aš jai žinau. jau galima istorinius išimti, nes rimtai? kas Pilkauskas, man Kokio amžiaus nueitų? 92, 93. Čia ledai, va, šitus Oi, paheitinčiau, jeigu čia nes- sudėti O čia aftermarketinai. labai... Ne. Čia labai gei. Čia tai labai blogai.
Delete. Nu, paskui populiaruoti reikėtų, matau. Nu jo, bet, cool mašina. Nieko čia neprisikabinsi. Ai, ten gabaritai. Ten stiklas. Ačiū, kad atsiuntėjai. Bet Prie lempos kampe. Atskiras kažkas. Tik Čia norėčiau pagrindinis stiklas. Gabaritas turėtų būti. Nu, įjung priekį. Korneris tai bus gabaritas Čia? plastikinis jo. Netikiu, turėtų stiklas būti. Vientisa lempa. Nes neatrodo, kad vientisa. Ne vientisa. jaučiu su dalim sunku jau daros tokia mašina. Tai jau prieš 5 metus buvo sunku. Manau, kad sudėtinga. Kaip kokia jaunos kosmos. Mantelis, kai Milenija turėjo, tiesiog Ne, nėra. Ai, tu turėjai? Aš Sentija turėjau. Ai, Sentija turėjai. Atsiprašau. Jo, nėra. Galų varoma. Sentija 929. Prieš ir 929 pasibaigė tada. Kvadratinį. Pamenu istoriją su Sentija. Apvalė. Ir jinai... Aš atsimenu, kaip Mantelis siuntė videkus, kur tik važiuojančių sentijų, kur burnausina. Aš pamenu, buvom tu, Amazing. aš, Sviksas, kažkas dar buvo ir kai mes to... Paičius. Tu irgi buvai, Paičius buvo. Paičius buvo. Paičius, va, Ir jo. mes darėm nesąmonės. Kai nesąmonės Ir tu kažkur išvažiavai ir mes užvedėm ir aš važiavam Ne, kurą. jo. Mes užvedėm. Neregistruota, Neregistruota, be be nieko. draudimo. Varom kūro, užpylėm kūro, grįžtam į garažyną. Kaune toks vienas didelis yra. Ir, nu tai ar velia? Nedirba cilindrai visi, ar velia? Dirba ten viskas gerai. Lamba neturėjo jinai Jo, tokia. Ir saulę Never bandom seen. piešti. Šiaip čia yra Jie tiesiog, man kietas atrodo, dalykas. Tai atrodo kaip Cadillakas šiek tiek. Šiaip man jinai žiauriai gerai. O mūsų džiugu paleido, sakom, pafilmuosim. Jie bandė Man piešti. tas kažkur išvažiavo. Mandelis namo nuvarė, man atrodo. Mes tą saulės bando piešti nesipiešė ir jie prie garažo numynė. Ir tada su A8 pačia pirmą audinę prilėkė prie mūsų kažkas. Ecka. Ir aš galvoju, kad čia kažkiek draugeliai, nes garažinė. Ir ką jūs čia darot? Ir jie, ta prasme, jau... O mes su džiugu tokie, tai čia, žinai, mašina, čia saulės. Ir tada supratom, kad ten nedraugeliai. Ir ten jie nedraugiškai. Tai tu čia, čia aš čia prižiūriu. Aš čia tvarką prižiūriu. Ką jūs čia dar? Norit jūs čia dabar biški kažką? O mum nėra. Kaip, net į garažin, nubėg prie tavo garažą, ten aklavėte. Tai ragas bus ta 8 apsuvažinės. Ir jau tada įsijungia tas, kur, ne, tai čia mes tik čia šiaip draugas mašiną nusipirko, čia mes šiaip čia. Ir du tokių jau normaliai iššovė ir jie ten, jau mus ten sutvarkyti norėjo, bet kažkaip atsimazino. Yeah. O kas čia toks? Ecka, yra toksai, aš dar garažo laikais daug praleisdavau laiką, man toks buvo pasakojęs saudiniam žmogus, kuris daug žino, vis minėdavau Ecka, ir tada supranti, man dėjo, kad ten Ecka, nes numeriai ACK tos saudinės buvo. Tai va, kas yra. Bet ir pašaukė po to, man atrodo. Gal, tipo kažkas. Važiuojam. Bet jisai, kad ten... Bet jau aš šiaip galvoju, kad vieną liuops. Man bent jau tai tikrai. Nu jo, Bet šiaip kieta mašina. Kieta mašina. Su atsuktuvų bagažinė, atsimenu, atidarėm tą kartą. Aš nepamenu, kodėl tu išvažiavas buvai namuose. Kaip tu sugalvoji tokią pirkt mašiną iš vis? O ko ne? Kaip sugalvojau? Čia geriausi pirkiniai yra. Šiaip aš turiu istoriją su šitą mašiną, taip kitką prisiminiau. Šiaip galėsiu atsiųsti fotkių. Užmėsime ant viršaus, jo, kad žmonės, kurie nežino, kaip atrodo, Nes man tai įsivaizduotų lengviau. Uždėk švyturėlius Crown Victoria, grinai policijos. Jinai iš čia tai keistai atrodo iš tos nuotraukos. Šiaip iš galo jinai labiau Mazda panaši. Jos lempos galinės, gražios, jo. didelės, ilgos. Buvo taip, čia tas pats. Čia apie mašiną. Gražios. Čia tas pats laikotarpis, kai aš Exedoso norėjau, Milenijos. Bet jų nėra, nebuvo ir buvo, dabar bandau prisiminti, čia dar studentavimo laikais, važiuoju, aš užmačiau Reelsą kažkokį, ar Reelsą, ar Facebook'e video, nes nebuvo dar Reelsų tais laikais, jo. Ir pamačiau šitą Mazdą internete. Pirmą kartą pamačiau, tada pradėjau googlinti apie ją, supratau, kad čia visai kieta mašina. Jos galų varom. Jo, galų varoma Mazda, limuzinas kažkoks. Ir čia šitas modelis, tarp kitko, buvo Mazdos pirmas bandymas išeiti į naują brandą. Čia Amati. Amati, turėjo būti brandas Amati. Yeah. Amati 1000. Yeah. Tai kaip buvo LS Toyota, irgi tuo pačiu metu gamino 2 brandais. Tai čia turėjo irgi būti šitas dalykas. Ir turėjo šitam modelį turėjo būti W12 variklis. Amati modelį. Yeah. Tai žodžiu, apie šitos dalykus pasiskaičiau, žiauriai kieta, žiauriai faina, bet dar permečiau skelbimus ir Lietuvoje, ir Lenkijoje nieko nėra. Kitą savaitę, kažkada netolimoje ateityje, važiuoju savanoriais ir
kažkaip pagavo, ta prasme, jinai pilka, nu, ir mačius gyvenimą, bet kažkaip užkliuvo už akis, pys pasižiūrėjau, ta pati, Sentija, nu tai va, Kaune, what the fuck. Ir aš skubėjau, šiaip tai būčiau apsisukęs, pasivėjęs gal, bet važiavau ir Bet važiuojantį buvo? Važiuojant, ta prasme, prasilenkiau, Okay, matai, okay. va. Ir per ištisinės ten buvo, nu, nebuvo kur apsisuks, praskubėjau, okei, taip. Nu, kada tau tai problema? Važiavau ir nuvažiavau. Praėjo gal pusę metų ir turėjau draugelį, kuris ten tepų, nu, turėjo dalių parduotuvę. Irgi savanoriuose. Nuvažiavau pas jį, pasistačiau mašiną, stovi. Ta pati. Ir tau, ir ten. Ta pati Sentija, ta pati pilka. Ant kiek sutapimas? Ta prasme, žiauriai sutapimas. Apsifotkinau, pasižiūrėjau, palikau numerį. Tai paskambino man sekančią dieną, kad jo, ta prasme, čia mano mašina, aš nusipirkau ją neseniai iš senuko. Ok, jo. Nes aš mačiau, kad ten nuvažiavo senyvas žmogus, bet labai jau stipriai senyvas. Nu ir ten tokie modai pridaryti, kaip apšyfkės, prisuktos varžtai, nu, žodžiu, ten... Standartai. Priešrūkai laikosi ant makroflekso. Nu, bet jis ką, iš perikupo gavai pirkti? Jo. Bet aš nesupratau. Jo, jisai ten kaip ir perikupas, bet ten nusipirko kaip ir, nu, žodžiu, neaišku. Ne, čia ne iš perikupo. Jo, čia nusipirko žmogus kažkoks tai iš to senuko, nes, kaip suprantu, ten kaimynui pardavė ar kažkam. Okay. Tiesiog, nu, nusipirko turbūt ten už baisiai gerą kainą. Nu, nori nusipirkti, dar su techu, jinai buvo tais laikais. Tai... Nusipirko. Nu ir gal parduodi. Ne, tikrai neparduosiu, ten kažką. Nu ir gerai. Ir praėjo gal metai, 2 metai, gal 3 metai. Ir paskambino, tipo? Ne. Ir aš... Čia buvo kūčių išvakarės. Ir ką tu darai? Iki kūčių išvakarės. Skelbime, nu, tipo, autopliusė sėdžiu. Ta pati. Į autopliusą įmesta? Autopliusė įmesta ta pati. Norėjo ten gal štukos, bijau sumeluot. Pasiskambinau kūčių vakar. Kaip ir priklauso. Ja, tai pas Perekupą jau buvo. Buvo pas Perekupą, kažkur link Elektrėnų, nepamenu kur. Tai sutarėm, Kalėdų 2 dieną, nuvažiavom. Nu, ir būklė buvo jos tokia pati baisi, kaip ir buvo. Tai aš ją nupirkau už 300 gal. Nice. Gerus kainos. Vietoj 1000? Nice. Jo. Viskas šitą istoriją yra labai gražu ir fainai. Gaila, kad liūdnai baigės tik tai. Jo, ir aš galvau, kad aš ją, nu, susitvarkysiu kažkada, bet jinai prastovėjo pas mane. Daug. Metų turbūt tikrai daug. Tai jai ne 3 metus. Bet kaip, jinai buvo išvažiavusi gatvę. Jinai buvo išvažiavusi. Jo, bet techus gauti ten buvo. Aš ir pats su ja buvau išvažiavęs. Jo? Jo. Tai gaila, Čia nieks tokia- nepasidarė. Kuo baigėsi? Kabitavičius Pardavė. Mėtos istorija. Pardaviau už 1000 eurų senukui, nežinau ar senukui, bet kaip supratau senukui, nes atvažiavo jo sūnus gal, ar kas, jis ten daug man skambinėjo, daug klausinėjo apie ją ir jis ją restauruot norėjo. Jis pasakojo, yra restauravęs ne vieną mašiną, jis turi galimybės atsiprintinti, nu tais laikais turėjo dar irgi galimybės, tai dabar kiekvienas turi 3D printerį. Tais laikais jau kiek 5 metai gal aš ją pardavęs, daugiau. Tai pasakojo, kad jis ne vieną restauravęs, ne vieną pasidaręs ir jis už tuo užseima. Aš turiu dar jo numerį. Ai, pasuk dabar. Aš 11. Aš išsisaugojęs jo numerį ir aš sakiau, aš paskambinsiu jam. Šiaip mano planas buvo vestuvėm. Paskambinti ir pasiklausti, ar su remontavęs, ar restauravęs ir ar išnuomot. Bet turėjau Kajaną, tai tipo... Nu čia kitam podcast'ui paliksim, atrodo, turės paskambinti. Jo, tai aš vis dar nerandu tiesiog priežasties, kodėl man reikia jam paskambinti, bet nu, vis Bet turiu būtų šitą įdomu, mintį. būtų Jo. įdomu. Dabar Bet žinai, man tai... sužinot, Aš esu girdėjęs tokį posakį, jeigu myli, paleisk. Tai paleidau tada. Dabar Man noriu tai... susigrąžinti. Jeigu turi numerį, ne. Man core memory aparto, kai galvą negavom, tai tą patį vakarą mes labai bagažinėjos norėjom atidaryti, nes neina iš vidaus neišėjait. Ir Neatsilenkia tas toks sėdynė. buvo, kur, žinai, Ką rasim? automotive archaeology, gal dalių kokių, gal kažko. Ir niekaip neina atidaryti, tai man atrodo, galiausiai paėmėm atsuktuvą, plaktuką, tokį vieną ir atsidarėm, ten nieko neradom gero. Ne, ten buvo kartoninė dėžė su puslės alaus, jei neklystu. Kažkas to.
Išgėrė. Bet tai ta bagažinė buvo uždaryta, Eilinis kol paryčiaus mantelis tą vakaras. mašiną turėjo kokius 2 metus, tai tikrai buvo bagažinė. Tai nuo neatidaryta. senuko nieks jos nebuvo Tai va. atidarę. Jo, O tai buvo sėdė geras. irgi neatsilinkė? Ne, Neatsilenkia, Senukas ten nėra visą tokios kitą opcijos. turėjo. Senamas tikras. Geras. Ar Jo. pažiūrėsim video? Davai. Nu, jo. Tai jo, galim pažiūrėti, aš čia dar tuo pačiu, kol kalbėjom, buvo, suradau, kad yra Xedosas vienas pardavime O, už 900. Tiesiog, va šiaip savo. O Nexedosas turėjo tą variklį, kuris biškai kitokiu principu veikia. buvo 2-3 superchargeris. Bet Šitas jis 2 litrų, bet- Ciklas kažkoks Taip. toks. Bet šitas Xedosas Millerio- yra labai Millerio panašus va, šitam. Labai įdomus dalykas. Jo, jo. Labai panašus dalykas. Bet čia 6. Čia gaidys. O nebuvo Xedosas tokia, kad jinai tokia biškai sportiška. 6 turėjo Nu, būti nesmė. talė sportiška, 9 Nesmė, čia limuziniškas. turėjo. Gerai. Tai mano dar prieš videkus turiu dar vieną greitai amerikietišką Mustangą, o tokį parodyti. Sėkmė tai pasirinkimas yra. Nežinau, galim, kaip vertinsim, kaip... Iš kur tu ištraukiai? Palauk, parodysiu, iš kur ištraukiau. Čia yra visuomenės veikėjo Gintaro Pociūno automobilis. Kas jis toks yra? Influenceris, aš nežinau, kas jis yra. Kas? M-Capital. M-Capital, jo. Ai, čia tas. Tas. Ja, tai neskaitysiu čia viso, bet čia buvo labai pradžią paskaičiau, kad sunku patikėti, praėjo 8 metai nuo dienos, kai įsipildė jo svajonė, įsigijo 5 litrų Mustangą ir čia surašęs modus yra daug nuostabių akimirkų. Cervinė apdaila, rastavkės, juodi ratlankiai, sportinis ir griausmingas išmetimas, koilai, brembo stabdžiai. Na, žodžiu. Bet čia jau viskas parduoda, O tipo, gal ne? kapota nėra čia kokia kobra, tai prasme, nesiskaito aš tas, kaip, nu, nes šitas kapota, ar čia Žinai, tiesiog kas su jais kapotas? yra problema, kad kaip ir su M-pakais, kur, nu, A, irgi deda tiesiog. jo, ir neaišku. kaip- Ženkliukas tai ne kobra. Šiaip žiauriai cool, kad tiesiog čia, jeigu jo buvo svajonė, jis įgyvendino, išpildė, tai... Bet jis Jo, būtų parduoda, gerai, kad- tipo. Ne, neparduoda, jis čia parašė, kad jo mašina ir kad čia džiaugiasi, kad įgyvendino. Aš neskaičiau visų, žinok, bet... Būtų gerai, kad nebūtų tas mašinas nusipirkęs iš galimai. O kas ant kito šono parašyta ir tas pats Ne, tekstas? tai success a choice is a choice, A. o ant kito šono lietuviškai parašyta. Wow, mašina su subtitrais. Geras, tas geras. Labai geras. Labai Nu, tai va, tai... Wow, aš dabar pradėsiu kitaip žiūrėti į lipdukus ar mašinų tiesiog. Ja, šiaip visai funny. Na gerai, mentvė, jung videką. Gerai. Arba ne Netflix'o. To kito. Išpirta. God damn.